Gerai, tai Lemba nebeturiu. Nebeturi? Eik, tu savo negalis. Duok vandens. Duok vandens. Bet tu neprasuk, mes tiesiog van vaizdo. Jo, Gerai. Sveikata, sveiki atvykę į 10 parodinių laidą. Mūsų neremia jokių būdų. Nesimatė, kol nepasakė. Gal net aš ir pavadinimą užpipinsiu. Bet, nusprendėm išeiti į lauką, mano sena svajonė. Aš norėjau taip kažkaip neformalioje aplinkoje, kaip dabar ir pamokos, kad dažnai vyksta. Tai sveiki atvykę. Tikiuosi girdėsis gerai. Aš laukdavau labiausiai iš tų. Taip. Nu, nežinau, kad nieko daryti nereiks tada, nes eisi į lauką. Jo. Bus galima, bus žymiai laisviau. Bus galima ten ir įdomiau aplinkoje, ten ir, žinai, ir apsirengti paprašiau galima. Mergos atsipalaiduoja tada labiau. Jo. Mokytojas nebūtinai klausyti gali. Nu, tiesiog eini ir tiesiog svarbu dalyvauti. Jo, nes ir pati mokytoja supranta, kad čia nebus pamokos. Čia bus šiaip laikas leidžiamas kažkoks tai. Tai sėdim. Parašykit komentaruose, kaip galvojat, kur mes čia sėdim. Matosi turbūt. Matosi. Parašykit, jeigu suprantat. Šiaip labai pasyviai komentarus rašė. Aš norėčiau pradėti laidą nuo nusivylimo. Nusivilkite. Aš taip, nusivilkite, teisingai. Labai džiaugiaus, kad anas iki, vis tik, žinai, faina, gerai, kad išpasakau tą su Motainu visą istoriją. Bet nieks nieko neparašė, nesureagavot niekaip, ar kokiais jūsų patirtis su dileriais buvo. Bet kažkaip norėjusi daugiau, nes netikiu, kad mus žiūri ten, žinai, dabar beje 10 laidą sužiūrėjo truputį mažiau negu 9. Tai nežinau, čia gal tas pats geras oras ar kas čia. Bet tikrai maniau, kad bus bent vienas ar kažkas tai, žinai, su kokia nors istorija iš serviso. Meistrelis man irgi joks neparašė. Irgi neparašė. Tik tai viena ir šiaip jau gera draugė parašė. Žiūrėk, tu ieškai dar meistrelio, turiu ten tokį vieną, sako, nelabai bus pigus, bet sąžiningas. Po to sakau, kaip ten, tai sako, jis net po to pratęsė, sako, tai jisai net ne servise dirba, jisai, žinai, garažėlį. Sakau, tai iš kur, žinai, kad sąžiningas, nes, žinai, jeigu jau savo garažėlėse tikriausiai tik tai grinais, tai jau čia jau viskas, ko tu pradedi, jau nėra sąžiningas. Tai kodėl tu manai, kad sąžiningas? Bet sakė, ne, bet tai gerai ten sakė, padaro. Tai va, tik tai iš draugės jau. Nesakė, vėl tu su savo. Ne, bet... Okay. Tai tu dabar ten ir nuvarai pas tą, kur sąžiningas, pas kitą? Čia pas tą sąžiningą dar reiks, jeigu šiaip reikia. Čia, žinai, čia tas paprastų darbelių meistrelis. Dabar tipo pas specialistus yra, nes dabar pas dujų specialistą nuvežta, kad dujas tvarkyt, tada bus ten pas Volkswagen dalykų specialistą, tipo Volkswagenų dalykus. O tada jeigu liks dar tų paprastų, ten kažkokių darbelių, kur reikės kažką, tada jau, dabar šiandien vežiau, tai pas mane vis kažkas tvarko ir vis paaiškėja, kad kažkas, tipo, papildomai dar. Visai, jo, tai pavyzdžiui, šiandien atidarė tas dujininkas mano tą kapotą, o ten man pakeitė tą amortizatorių, žinai, kur tiesiog iškelia. Taip. Jo, tai pasirodo dar gal net per stiprus tas amortizatorius, nes, tipo, man net uždarytas kapotas, jis biški išlindęs, tipo, nes, tipo, tas jaučiu, kelia jį. Per stiprus yra tas ir naują idėją, tikriausiai per galingą kažkokį mano tas meistrelis, kur man dabar kapotas biški iškilęs, kai uždarytas, tai karočią, tai vėl, tipo, pakeitė, bet ne iki galo kažkaip man ten viskas. Biškai pradeda nervuoti jau, kur... Čia taip yra su garažiniais, žinok. Nes su garažiniu tu perki ne tik paslaugą, bet ir patirtį. Nes tu nežinai, kaip tada bus, kas čia ką dėliosis vėl, tai už tai ir gaunasi, kad jo garažiniai... Mašina ekspertai, kaip susilpninti amortizatoriaus galę, kurį jau turi ir nenori keisti kitą. Kaip reikia pagadinti, žinai. Čia dabar jau reikia ne live toolo, kaip, žinai, pataisyti kažką, bet man reikia biškai apgadinti, kad jis kaip ir veiktų, bet silpniau. Nudėvėti jį tau reikia. Nudėvėti, labai tiesiog taip stovėti ir... Atsisto ir varai. Gausios kaip prisitraukimai beveik, žinai, kažkas tokio. Tik tai, kad žmonės nematytų, kur nors į mišką nuvažiavę, žinai. Ką iš čia daro, tiesiog vedina variklį galvos, nes aukštai. Jo. Bet mašinos nuotykis tęsiasi, manau. Tai tu nuo dujų pradėjai, ne? Va dabar šiandien, sakė per šiandien. Jo. Tai dujas ten sureguliuos matyt.
o paskui purkštukas Po laukia. to ten kažkokie purkštukai, kur ten sakė. Kur ten sakė, kad purkštukai, bet nebūtinai dar purkštukai. Dar šitos automatinės pavarų dėžės tepalą reikia, sakė, keisti. Tai va, o čia ten irgi, o ten su kažkokiais varžtais irgi reikia, tai yra kažkokiais specialiais atsuktuvais reikia pasiekti, ten irgi reikia. Nu, ten prieiti, jo, bet, nu, o tau trūkčia važiuojant? Jo. Nu, tai jeigu vien tepalą pakeis, nebūtinai tau, nu, bet gerai, mes neliūdinkim žmogaus laidos pradžioje. Žodžiu, jo, mašinos istorija, mano, tęsiasi, kaip nusipirkti automobilį nelabai už brangiai, tada bandyti jį sukišti ir važiuoti laimingai, tai be paskutinio punkto kol kas dar. Tavo visa ta istorija, žinok, mane truputį, man įdomu ją stebėti, nes aš irgi turiu tokį, žinai, įsivaizdavimą, kaip pasako Nasi, kad kokią antrą golfą gal norėtųsi, žinai, skelbimus vis pažiūriu, bet paskui suprantu, kad jo ten susimokėsi kokius ten, nu, 700, kokius ten 8, žinai, už tą senelį, bet paskui turbūt kiši gerokai daugiau tiek ir, žinai, arba pusę laiko praleisi servisuose, garažiukuose, žinai, kažkur tai. Tai kiek tos romantikos tame aš nežinau. Tai biškė atšoka man ta idėja, žinai. Dar Anasik nuo kabriko atkalbinėjai ten irgi. Jo, kad ne taip jiems ten smagu, kaip atrodo, bet smagu šiaip. Ne, bet aš patarimų, ką kitam galbūt. Nu, tu savo patirtim pasidalinai, taip. Mažiuką ten, kai jau norisi to kabriko, nes tai yra tokia mašina pramoga. Jo, ir ten geri buvo pastebėjimas dėl tos saulės ir taip toliau, žinai. Va, musės skraidalioja, šito nepaskaičiavom. Tai va, ką dar? Turėjai renginių? Ne, šitas savaitgalis buvo ramesnis. Visai smagiai šeštadienį praleidom. Iš pradžių išvarėm su sūnum dviese į miestą, nes atsibudau, galvoju, noriu pavalgyti kažkur mieste. Nes ir buvo atsibusta truputį vėliau. Tai išvarėm dvies ir galvoju, pasidarom nuotykių dieną. Atvarėm į Panoramą, žiūrėk, boltistas ant vieno rato varo. Veža į blynus. Realiai važiavo Voltas, ne Boltas, maisto kurjeris ant vieno rato pasikėlęs, čia nusileido normaliai ir važiavo ant vieno rato, nespėjau niekaip užfiksuoti, bet tai paskui nenustebkit, kodėl jūsų ten koks nors Kievo kotletas atvažiuoja visas jau susimaišęs. Jo, ant vieno rato, tiesiog, tarp žmonių. Į ką tu jam padarysi? Nieko. Tai va, tai išvarėm, atvarėm į Panoramą, pasiparkavo mašiną ir tada su paspirtukais, žinai, tais boltiniais važinėjomės po miestą, buvo labai smagu. Tai pažydinėjom taisyklės, važiavom dviesi ant vieno, klasika, sūnus vaikas prieki, žinai, bet maniškis, žinai, bent jau yra ne tas aukštis, kur, žinai, dantis yra ties ta dalim, kur jeigu stabdai dantis, jam jis gerokai dabar jau aukštesnis, bet buvo smagu. Vieną dalyką neseniai pastebėjau, kada Bernardinų sodas pasikeitė į Bernardinų sodą pavadinimą? Ar čia nebuvo Sereikiškių parkas 100 metų? Aš irgi Sereikiškių vadinu. Visiškai, nes aš buvau deitę, tai einam na kažką ir tai pasako, praeinam pro Bernardinų sodą ir aš, kur jis yra? Ir tada, bet aš, act cool, gerai. Ir tiesiog žiūriu, kur eis, žinai, toks. Ir praėjom pro Sereikiškių parką, kas mano galvoj yra. Ir aš taip, jaučiu, čia ir yra, ir aš taip, o po to paguglinu, žiūriu, blema, čia Bernardinų sodas. Kada įvyko šitas perėjimas, nes aš, pavyzdžiui, tai nepagavau šitą perėjimą. Tai kai jį restauruot prisiruošė, jisai visą laiką buvo Sereikiškiam, blemba. Nu, man visada čia buvo Sereikiškių parkas. Good question. Čia gal kokie 14? Bet vos ne prieš 10 metų, ne? Tikrai daugiau negu prieš 10 metų. Tai aš biškai neužkečinau svarbaus pokyčio Vilniui. 10 metų. Ne? Palauk, tai pažiūrėkim. Sereikiškių parko rekonstrukcija. O kam jį pervadinti? Ar koks Sereika? Ką padarė Antanas Sereika? Buvo blogas, matyt. Buvo labai blogas. Laimėjo. 2013 atidarytas. Tai čia yra prieš 11 metų, taip. Tai va taip, kartais galima nuo manęs nuslėpti dalykus. 11 metų. Bam ir praėjo. Tik jis negalėtų vadinti sodu mano galva, nes ten nėra, aš ne vieno vaismedžio ten nemačiau. Kur, pavyzdžiui, serbentai. Ten ar kažkas valgoma, žinai, kad priejau ir valgau, nes aš esu sode. O ten yra tik tai gėlės ir šiaip. Matosi ta moteris, kur skina kažką, ar ne? Tai yra, neskina.
Akmenukas. O, žiūrėkit, ką ten? Tiesiog. Akmenukas. Kažką rankė. Šiaip įdomiau čia sėdėti, sakau, čia vyksta kažkas tai. Jo. Tik čia norėtųsi, žinai. Reikėtų papildomo kemo. Jo. Aš galvoju, čia kažkaip kažkokios GoProškės, kurie filmuoja taip po tolimą atstumu, reiškia, nerau šito. Ir tada, kai sukinėjęs, tai rodo, ką tu matai. Tai būtumėm jums valtystą parodę. Tiesiog komentuoji kasdienybę, žinai. Taip. Mes kaip pensininkai, kurie sėdė, žinai, mes jau turgui pabuvom, pavalgėm, jo, ir mes žiūrim pro langą, kas ką daro, žinai. Tai va, ten mama su pavaika. Visą laiką man yra keista, kaip, darbo dieną, pavyzdžiui, sėdė, arba būni pardai, arba nueini į miestą, bet va, mes kai ten su renginiais dar kažką, tai dar pasitaiko, kad tą darbo dieną kartais turim laisvę, kai nėra to ofisinio kažkokio. Pavyzdžiui, aš visą laiką, ir pilna žmonių visą laiką seniai būna. Aš, pavyzdžiui, suprantu, mūsų seniai, ten biški su renginiais, ten kažką. Ką žmonės kiti veikia ir ką jie dirba, kai pastovi, pavyzdžiui, kad ir dabar yra pirmadienis, kaip čia 11 dienos, nuvarytum į Akropolį seniai, pilna žmonių būtų. Ką jie veikia gyvenime. Bet ten ir kontingentas atitinkamas, žinok, vaikšto. Tai visokias būna... Bet ką jie veikia gyvenime, kad jie darbo dieną gali į Akropolį nuvaryti, gali į centrą. Gerai, bet tų, kur atostogos, aišku, aš suprantu visus stogaujantis, kokie studentai, vaikai mokykloje baigia nereikalus. Studentai 11 tikrai negalėtų. Žiūrėk, mano galva, tai didelė dalis tų žmonių yra kokie nors kirpėjai arba šiaip grožio industrijos žmonės, nes jie dirba nuo arba vėliau, arba dar ne šiandien. Čia grožio industrija sukabintum visus... Kirpėjai, nagučiai... O tai kodėl jie pirmadienį dirba, tai kaip aš tai manyčiau, kad jie dirba? Nežinau, arba pasivėlina. Nes, pavyzdžiui, mano kirpėjas tai ne kiekvieną dieną ir tikrai ne nuo ryto. Kiek aš ten žinau. Tai jis ten labai, žinai, įvairiai. Nes jie... Bet tai jis privačiai gal? Ar turi? Turi saloniukę, išsipirkęs ten tą vietą ir nėra, kad ten, žinai, nuo ryto iki vakaro kerpa grandina, žinai. Kažkaip... Tai man manau, kad ten bus grožio industrijos. Tada visokios mamos su lėliukais zuja, nes pas mus kvartale matosi, žinai, kaip ten ta vežimėlių mafija, kai išvažiuoja, žinai, vakare būna ir per pietus. Prieš pietus, tiksliau, kai lėliuką miegoti, tai jos ten išvažiuoja ir būna trys, tokias būdavo ratą ten, žinai, suka. Mafija. Vežimukų mafija. Ir nes jos, kai eina, žinai, jos eina vieną liniją, žinai, petis į petį, kad galėtų kalbėtis, o ne vieną paskui kitą. Ir taip, kai eina viena šalia kitos, tai, žinai, atrodo kaip Reservoir Dogs, kur buvo tas pradžia, kur jie ateina visi, žinai, tai va toksai grinai kaip iš kino. Paimtum kokį televyką, filmuotum, tai užsulėtintai uždedi, žinai, tada dar kokią nors melodiją tokią iš Tarantino filmo, žinai, tai būtų visiškai vežimukų mafija. Mamos, kurios, žodžių, neieško kišeniai. Faktai, jo. Nes Vingio parke va šitas pasistebi, atsimenu, važinėdavau dviračių ten. Darbo dienom, tai tai vežimukų Vingio parke tada pilna dienom. Taip. Tai čia yra, čia geras pasteisinimas. Taip. Čia geras pasteisinimas, grožio industrija geras pasteisinimas. Pridėčiau dar žmonės, kurie nuomoja butus, nes jie dažniausiai turi papildomų pinigų ir pusę dienos bimbinėja. Tipo reikalai, bet iš tikro... kažkokie tokie. Jo. Šiaip kažką. Jo. Ir... Kažkaip tikrai ne tie žmonės, kuriem... Delano galvoja, ką dienos pietumėms. Kuriem neoficinis darbas, tai vat kažkokie tokie visokie. Šiaip įdomu būtų atsistot prie durų ir tiesiog prakalbinti visus. Žinai, kaip būna, žinau, yra žanras YouTube prieiti prie turtuolių, kur atvažiavo su gera mašina ir klausti, tipo, ką jūs veikiat, žinai, kuom užsiimat. Čia irgi prie turtuolių, kurie gali darbo dienom nedirbti. Jo, čia kažkas tokio būtų. Čia irgi beveik. Kaip nors prieini. Šiaip reikėtų, kažkas eina, o ką jūs dirbat, ponas? Ką jūs šiaip, ko užsiėmė? Pirmadienis 11, kodėl jūs nedarbe? Ką jūs veikiat? Toks tardymas būtų. Tai... Girdit, kaip mieste va dabar? Zuja kažkas, pjauna kažką. Kelininkai. Aš esu porą naujienų susiradęs. Gerai. Buvo įdomu visai dabar tik kur aš jas rasiu. Gerai, pradėsim nuo lengvesnės iš pradžio, o kitą pasiliksim vėliau. Taip, yra naujiena tokia.
Florida Man prasideda, mes labai su Jėvu mėgdavom Florida Man, jinai man buvo parodžius tą bairį, kad jeigu įvedi, yra įdomus testas, kur rašai į Google Florida Man ir tada savo gimimo metai, man atrodo neveikia, reikia mėnesį ir dieną. Ir tada žiūri su tavo gimimo diena, reiškia, gal ir metus galima pabandyti, kas tą dieną Floridai nutiko ir tai būna labai įdomu. Aš, kai mano žiūrėjom, tai ten buvo kažkoks tai bičas su žirklėm, užpuolė ten kažką, ten, tokia geras psichizmas. Bet čia naujiena yra tokia, kad floridietis po to, kai kosėjo ir čiaudėjo vienu metu, iščiaudėjo visus savo grobus. Kas yra grobai? Žarnos, tipo. Eiksta. Pasirodo, jis buvo po operacijos neseniai, bet gydytojai sakė, žiūrėk, jau tau viskas čia normaliai apgyja, tu tipo gali eiti, tu gali būti laisvas. Jį paleido ir jisai išvarė iš ligoninės, nuvarė pavalgyti pusryčių su savo žmona, valgė, neparašyta, ką valgė, bet, žodžiu... Svarbiausia praleido. Tai 63 metų žmogus pastebėjo wet sensation po to, kai nusičiaudėjo ir nusikosėjo vienu metu, kad tipo šlapia kažkaip pasidarė. Ir tipo labai skaudėti pradėjo. Kai jisai pasikėlė savo marškinėlius, pastebėjo, kad visa jo žaizda prasivėrė ir jisai iškosėjo savo žarnas į lauką. Bet nepraburna pro... Ne, nes aš kai skaičiau, aš maniau, kad jisai gal per šikną išlindo, nes aš žinau, pavyzdžiui, moterim būna, yra tipo, jeigu sunkiai kelia, tiesiog vienai mano pažįstamai vyresnio amžiaus damai, taip yra buvę, aš nenoriu daugiau į specifiką leistis, nes visi, kas žino, tai žinos. Aš nenoriu įvardinti kas, bet yra vyresnio amžiaus dama, vadinkim, kuri mėgsta sunkius fizinius darbus. Jinai kėlė akmenį, nes pas ją šiaip aplink namą yra daug akmenų. Jinai kėlė kažkur ten kažkokį vieną akmenį ir jis buvo toks sunkus, kad jai gimda iškrito. What? Ir aš nežinau, kiek jinai iškrenta, ar jinai krenta ir ant žemės ir tada ją turi nusiplauti ir susikišti, ar jinai tiesiog šiek tiek išlenda, aš nežinau kaip, bet aš šitą faktą girdėjau, kad jai... Ar gal gali, žinai, kaip makaronas į koks atgal, žinai, kažkaip siurt. Aš nežinau, bet čia būtų geras, kad toks sulenda atgal. Čia būtų geras. Tai ir aš žinau, kad yra. Ar kaip, žinai, kaip mėgi ir patalinė kaldra išlenda iš to ir turi tiesiog sukišti atgal, kaldra į paklodę, žinai, nes tie kraštai išlinda. Ir tada, kai sukiši, vis tiek netitaikė ten, kur buvo. Šokinėjai, tas toks irgi vadinama. Čia kada ne. Bet čia geras, jo, kad taip kaldras nutišti. Man jau čia mikrofonas žiūrėk, aš persiseksiu. Tai šitas geras. Tai žinau, kad tas tikrai va taip yra buvę. Dar žinau, kad irgi, kai kaime darbuodavome, sakydavo, kad irgi labai sunkiai tipo nekelk, nes galima išvaržą gauti. Ir išvarža irgi būna kažkoks toksai, kad nuo spaudimo į pilvo preso ar nuo kažkokio tai nueina organai vidiniai kažkur ten, kur nereikėtų. Tai va, tai yra šitas rimtas dalykas. Tai dėl to, pavyzdžiui, stipruoliai, kur sunkumus kilnuoja tą diržą dedasi jo, kad laikytų visus grobus viduj. Grobai. Jo, mes taip vadinam. Nuo ko pradėjom šiaip? Kad žmogui iškrito viduriai. Okay. Tai va, tai čia real dalykas. Ir tada, jo, čia aiškinama yra, kad jisai neseniai tipo turėjo pilvo operaciją. Jo, jinai buvo, buvo tipo užsiūta, gydytojai sako, jau žiūrėk, viskas čia normaliai apgijo, kadangi Amerikoje brangiai yra ta visa sveikatos priežiūra, tai jį išleido iš ligoninės truputį anksčiau laiko matyti, negu kad reikėjo, bet gydytojai sako, viskas buvo saugu. Ir jisai iškeliavo ir paskui netrukus vėl grįžo, pusryčius bevalgydamas. Bet čiaudėti ir kosėti vienu metu. Sakydavo neįmanoma, bet
Aš esu kažkaip, man atrodo, man yra vieną kartą pavykę, bet kažkaip irgi atsimenu, kad kažkaip prastai baigėsi. Ar tai ten jo kažkaip išėjo viską. Aš manau, kad kažkas tikrai išeina tuo metu. Kažkoks buvo eroras, kad kažkas ne taip. Ar ausis užspaudė, atsimenu, kad kažkoks eroras buvo, kad tipo, tai padarėjai ir tada supratai, kad tai nėra gera idėja. Taip. Nu, žinai, tas tau kūno kompas parodė, kad, nu, ne, seniai, ne. Nes man atrodo, žinai, daugmaž tos pačius raumenis naudoji tiek čiaudimui, tiek kosimui, tai gali būti kažkokie vidiniai, kai kurie skiriasi. Ir kai tau pareina abu vienu metu, tau ir meta kūnas kažkokį refleksinį erorą, kad kažkaip palauk nesutampa, žinai. Jeigu atsipalaiduotum, gal taip ir nutiktų, bet gal žmogus bandė labai sukontroliuoti visą procesą. Tai va, tiek apie šitą. Tiesiog antraštė buvo, kad per stipriai kosijo ir iškosijo. Kitas yra, man gerokai įdomesnė naujiena su mūsų, kaip laikmečiai susijungia, žodžiu, tokia bendra išvada yra, accept. Antraštė skelbia taip, Remote Tribe gets hooked on internet porn. Tai yra... šitą mačiau. Matėjai, ne? Jo, nors tą antraštę mačiau. Jo, tai žodžiu, į kažkokią Brazilijoje esančią gentį, kuri yra, nu, vis dar atsiskyrusi nuo civilizacijos gan toli, bet čia aš kaip matau, tai jie ten ir su akiniais nuo saulės, ir su paprastais akiniais, nu, tokie jau ne visai tikra gentis, bet tipo ten pas juos atvedė Starlinko internetą ir sako labai blogai, sako netgi kaimo senoliai, sako, jog yra visiškai blogai. Palauk, o tai aš kažkaip skaičiau prieš tai visą straipsnį, dabar jau man nebeduoda. Nu gerai, aš atsimenu daugmaž, gerai, kad paskaičiau prieš tai. Žodžiu, atvedė tą internetą ir pradėjo kaimo vyriausiai tie, žinai, kurie yra valdovai kaimo, ir įvedė laiko limitus, kiek kas kada gali turėti, nes sako, visiškai yra absurdas, sako, mūsų paaugliai užsėdė yra ant porno, ne tik paaugliai, bet ten visi. Sako, dirbti nieko nieks nebenori, tiesiog visi nori, žodžiu, žiūrėti seksą ir nieko nedaryti. Tai tai čia, žinai, toksai visiškai kaip eksperimentas atrodo. Genčiai įvedė internetą, pažiūrėkim, kas bus. Tai tas pats, kas nutiktų studentui pirmam kursė, žinai, kuris pabėga nuo kažkur, nuo tėvų, įsikrausto ir tiesiog pirmą mėnesį jau nieks nemato, žinai, kažkoks toks. Tai... Atrodo, prama kažkaip labai kategoriškai, žinai, nu, ta prasme, čia toks, kur su naujais dalykais, žinai, visą laiką tai būna, kad jos labai daug naudoja, tai duokit jam tų porą mėnesių išsilakstyti, žinai. Bet matai, atrodytų gal taip. Normalizuosi su laiku, žinai, nu, čia kaip viskas, kai iškart gaunu, tai ten visi, kas YouTube atrado kažkadaise, kas dar kažką, kas TikToką įsirašė, irgi dingo ten 3 dienas iš pasaulio. Bet tai nereiškia, kad čia gal... Kaime negyvenęs, akivaizdžiai, Andriau, nes aš buvau... Sakai, ką, visas gyvenimas taip ir liks? Žiūrėk, genty, aš net nebejoju, ten yra kiekvienas turi savo funkciją. Žinai, kaip ten būdavo, kaip pasakose, yra kaimo kalvis, yra kaimo kažkas, yra vienas bičas kažkam. Ir dabar kitas bičas užsėdo ant pornuškės mėnesį ar ten ilgiau. Taip, visas kaimo gyvenimas stringa ir visa gentis yra pavojuje, o dabar jeigu ten jie keliese, žinai, užsidarę, žiūri vaizdelius. Gal elektriko nėra? Ir kad ir vandens ten pumpuotojo. Medžiotojai gal visi, žinai, tiesiog kaimo, žinai, guli kažkur ir tingi eiti, nes jėgų neturi, žinai. Tai čia yra, nu, reali problema, nes, nu, ir jų ten sprendimai irgi buvo, kad uždrausti, norėjo ten ir sudaužyti tipo ten tą aparatą, bet nusprendė kaimo senoliai, kad vis tik nesudaužykim, palikim tą dar aparatą, nes jiems padeda... Nesudaužykim. Nes yra tipo ir naudingų, nu, kas būna deklaruojama atvedant nuo technologiją, žinai, kad ten gali susisiekti su gydytojais, jeigu reikia medicinės pagalbos ar šiaip pagalbos, ir su kitais gentainiais, kurie gyvena kažkur tipo toli. Tai jie ten gali, šiaip įdomu būtų pažiūrėti, kaip atrodo koks nors Skype'o skambutis tarp 2 genčių, žinai. Ką ten pasakojasi? Nu, turbūt, kad kokia kalba, jeigu visi savo kalbą turi. Naujas iltis. Ar yra Google Translate'as gentims? Nu, žinai, Nemanau. Jie tik susišnekėti gali, o jau kita gentis su kita Nežinau, jeigu sujungtum 2 gentis, jie turbūt vieni kitiem tik karą galėtų paskelbti, žinai. Ir tai net nežinotų, kur jie tiesiog naiti komentarus savo kalbom varyti, kokie neblogi. Aš norėčiau pamatyti tą čiuvaką, kuris, žinai, nes visi tipo
Ne, čia, ypač moteris tikriausiai, žinai, ne, čia kompas, ne, reikia išmesti, žinai, sunaikinti ir aš įsivaizduoju tą vieną čiuvaką, kuris, ne, tai gal nemetam, nu, žinai, o pas ką bus, nu, tai gali pas mane, žinai, būti. Jo, tai šiandien, kol nuspręsiu, žiūrėkit, aš paturėsiu tą kompą. Čia pas mane, jo. Bet tai čia 4, tai tegu pas mane visi būtų, nu, tai aš palaikysiu, aš pasaugosiu, žinai. Pasaugosiu, taip. Pasaugosiu ir tas vienas čiuvakas ir dzinėm. Jo. Tikriausiai genties direktorius kažkoks. Taip. Arba ūkio, tas direktorius ūkio reikalams. Kažkas tokio. Tai aš, kai tą naujieną pamačiau, aš pagavau tikrai, net nebejoju, kad ir žiūrovai turėjo tą stadiją gyvenime, kai kažkaip atsirado internetas ir nevaldoma kažkokia, neribojama prieiga prie jo, kai buvo neršiama po porno saitus. Nu tikrai buvo neršiama, ne? Buvo, ten einama ir žiūrima, ieškomos ribos ir galimybių ribos interneto. O galima dar tokių dalykų, kurias galima. O jeigu dar taip, galima ir taip. O jeigu visiškai freak ir taip ir galima. Esi toli, kaip sako, vadinamai šitą darknetą, ten, nežinau, juodai. Va, iš tikrųjų, ieškoju daug. Nes, pavyzdžiui, aš tai tikrai, jo, aš irgi, pavyzdžiui, nebuvo, aš, pavyzdžiui, specialiai net nežiūrėjau, nes buvo vienas garsiausių, pavyzdžiui, mokyklai, kol mokiausi. Tai video, kur Two Girls, One Cup buvo. Oi. Bet aš, pavyzdžiui, specialiai nežiūrėjau sen. Aš jo nesu matęs. Aš esu buvęs tam pačiam kambarį, kur buvo žiūrimas tas video. Ir aš sakiau, Hebra, aš nežiūrėsiu. Ne. Aš sakiau, Hebra nežiūrėsiu. Aš žinau, kas ten, aš žinau, kas ten bus. Aš žinau, aš nenoriu va čia turėti šitą. Aš tiesiog tą buvo, aš jau mokyklą nusprendžiau, jau tą tokį apgalvotą sprendimą, žinai, padariau, kad aš nenoriu to vaizdo turėti čia, aš nežiūrėsiu, aš nežiūrėjau. Bet aš galvoju... Ar aš daug praradau? Kol tu kalbė, aš galvoju, aš manau, kad atėjo laikas sugrįžimui šito video. Nes jau yra tikrai karta žmonių užaugusių, kurie nežino, kas yra Two Girls, One Cup. Šiaip čia senas, jo, dabar kaip pagalvoju, čia žiauriai senas. Taip, visiškai šokiruojantis dalykas. Ir žinai, mes jau kas matėm, tas matėm, bet nes ta nauja karta auga tokie, žinai, dar labiau atrodo... Bet tavo kartoje irgi buvo, ne? Toks, buvo. Kaip iššūkis, arba tas toksai, kur tu nematęs, kaip tu nematęs, būtinai reikia pažiūrėti. Ir tada, kai tu pamatai, tai tada jo per tą pažiūrėjimą tu susibondini, kad mes kartu tai matėm. Čia kaip karo PTSD, ne? Irgi toks yra, kaip po kažkokių skaudžių, ne? Čia kaip tas balandis, kurį mes matėm ateidami va čia filmuoti, kur kalbėjom irgi. Ir sakėm, kad niekas nesupras vis tiek, jeigu... Taip, nes mes matėm ateidami balą ir tai baloj maudosi balandis, bet realiai maudosi, jis visas šlapės vaikščiojo po tą, susišiaušęs toksai ir sakėm, kadangi yra pirmadienio rytas, toksai, tas balandis atrodo kaip visą savaitgalį kažkur gėrės tūsinės ir dabar vėluojantis į darbą ir jam ir moralkės pareina, tai vis šlapia balandį, kuris vaikšto ir dar mes buvom visiškai arti jo, jis net nesibaidė mūsų, žinai, kuriam visiškai atrodo viskas dzin. Koks skirtumas maždaug. Ta vandenuką iš balos. Jo. Jis tik tai apie mineralinį svajoja ir kaip dar kur nusnaust. Čia kvarnas renkasi. Viena ten mūsų stebi labai, o kita vaikšta. Tai va, tai Two Girls, One Cup. Tu nematėjai? Ne. Okei, įdomu. Specialiai. Aš mačiau. Nežiau. Aš pasilieku dar, sako jaunas, kol yra pirmų kartų. Tai aš specialiai pasilieku porą dar. Timūras išeina į skambutį. Teks padaryti pertrauką, jo. Bet kadangi viskas eina non-stop, gerai, aš tai atsiliepsiu. Klausau. Welcome back. Aš nežinau, bus gražus vaizdelis, nes ekraniukai viskas taip tamsiai atrodo. Bet paspalvinsiu. Beje, kažkas čia, kur aš čia dabar buvau? Tam kampete ten pilna vietos dar. Sakė, kad aš galėčiau ir čia vos nesėdėti, ne? Ir bet tu tada labai sumažėsi. Tu kaip pelė. Dabar nebežinau, kur buvau, tai... Bus gerai. Gal aš tą kojytę čia gerą. Bus gerai. Dabar neatsimenu, su kuo aš čia buvau, kur aš čia, kad labai pagyrė mūsų spalvas podcast'ą. Nu, tipo, kad vaizdelis labai gražus. Tai su šitu, sakai, reikia sugadinti dabar. Nesugadinsiu, bus įdomu, nes, žinai, ten jau viskas buvo kaip ir atrasta, o čia bus įdomu pažiūrėti, nes turim tokią debesuotumą per dangų, bet ir saulytės, tokia labai graži diena. Žiauriai graži diena. Tai, kalbant apie gražias dienas, tai tokia nebuvo, buvau Somovo ir Džesų konce. One Night Only. Jis jau įvyko? Jo, jis jau buvo. Jis jau buvo penktadienį.
Sen visą, va, pradėkime, aš noriu parentinti. Važiuojam. Aš suprantu dėl įvairių organizacinių dalykų šitą momentą, bet tu dabar įsivaizduok. Va, Vingio parke koncertas, visą dieną blogas oras, aišku, kad bus lietus, aš pasiėmiau skėtį, normalu, logiška. Ateinam jau lynoja, aš su skėčiu. Ir seni, aš suprantu, kad ten, jeigu visi su skėčiais, kad ten gal kažkas atrodys kažką, aš suprantu, kad ten yra netgi taisyklėse, kad skėtis ten gali nupūsti ir ten kažkuris kažkam gali patrukdyti, ne, jeigu paleisi. Bet blemba, jeigu Vingio parke yra koncertas, yra renginys, kurio tu nori pasimėgauti, ne, ir lyja, ir atimti iš žmonės skėčius, seniai, iš visų atiminėjo skėčius, tipo, kad negali įsinešti į teritoriją skėčio, kai jau lynoja ir tu žinai, kad konce irgi čiuilis. Taip, net neprasidėjo koncas, mes ten gal aš spurgyčių, aš spėjau suvalgyti spurgyčių tik tai, nes ten nelabai valgęs buvau, tai, žinai, konce kažką tai, kas ten, nežinau, užkimš skrandį biškai, tai suvalgiau spurgyčių, nuzabys, dabar paklausysim, aišku, vis galvoju apie tą savo skėtį, kur dar irgi neseniai pirkau skėtį, ir žinai, ne tik, kad čia negaliu turėti skėčių, bet dar ir bijau, kad pavogs, nes tada sako, tai neškitės namo ar dar kažką, tai ten, žinai, aš pamoviau vos ant medžio šakos, žinai, kažkur prie įėjimo, ir tikiesi, kad grįžtant pasims, ką daryti. Tai šitai, nes draudžiama. Ir tai tu, tiesiog, ir matai, kad prie medžių ten kažkokį visi sumetę, ir visi taip pat tikisi, kad pasims atgal, kai grįž. Žodžiu. Kaip šlepetas. Nuėjom, biškiai apsiramino, bet vėl, karočiui, pradėjo lyti ir net neprasidėjo koncas, nesveikai pradėjo lyti, sen. Jau mes, karočiui, su draugeliu atvarom, jau mes, karočiui, šlapi, bet atsimenu, mačiau kažkur ten prie merčio tie emergency poncho, tai tipo tie tokie, galvoju, fuck it, varom ten ir aišku, visi žmonės, visi jau irgi ten. Sen, kortelės neveikia, kortelės skaityti. Mes visi jau, mes tiksliau jo, ir žmonės, ir mes su bičiuliu permirkė. Laukiam, po to atėjo gal po 10 minučių ant lietaus stovim, jau 10 minučių prasidėjo koncas, ateina kažkokia super svarbi tos palapinės jau mergina, senė tiesiog padėjo, pakraut padėjo tą aparatą, tipo, tiesiog jis išsikrovęs buvo. Sako, čia tu ateis mergina, kuri, tipo, specialistė, čia sen tiesiog pakraut reikėjo, žinai, įdėjo pakraut, tada įsijungia tas aparatas, tada kortelė jau galima. Tai karočią, skėčio neleidžia, kai lyja, kai jau lyja, kai akivaizdu, kad bus šlapia. Tada tiesiog negali pakrauti aparato, su kurio pončą parduoti. Tai jo, nusipirkom pončą, bet žinai, jau ant visko, viskas šlapia jau. Tai tiesiog ant visko jau tau šalta, tai tiesiog užsiridė, kad papildomą vandens nebeitų. Tai va, ir tada tiesiog 1,5 valandos viskas faina, jo, garsas vaizdas, viskas visą laiką lyjo, non-stopą, ta prasme. Non-stopą visą koncą, tai tu tiesiog stengiasi dar nejudėti, žinai, tas yra, kur nes tu visus čia maikė prilipus, tas prilipė, tai tu tiesiog nejudėk tiesiog nejudam, susikaupiam, kvepuojam ramiai, tipo, žinai. Ir mėgaujamės koncertų, žinai. Tai va toks ir buvo, kur lemą fainai ir tu su tokia vidiniu tuo bandai maks pasimėgauti, bet tuo pačiu ir lemą ir šalta, ir jau šlapia, ir tokia jau 1 valanda praeina, jau pradedi pavargti, žinai, nuo to tokia jau noris tiesiog. Tai va, bet blemba, aš suprantu, kad kažkam va ten nesimato, va visokie tokie, bet blemba, bet man atsimenu žiauriai sutrigerino, kad ta prasme, kad aš turiu eiti į Lietuvą į koncertą be skėčio ir turiu jį palikti. Sakau, suprantu priežastis, bet, man nesąmonė. O tu pončo neturėjai, ne? Ne. Nes aš negalvoju. Aš kažkaip nesu pasiruošęs tokiem, gal čia reikia būti pasiruošęs tokiem renginiam ir turėti ant savo nuolatinį ir va taip eiti. Aš toksai kaip ir, žinai, tokio paprasto, aš iš tokio kaip paprasto žmogaus, žinai, perspektyvos. Ką aš žinau, lyja, parkas, skėtis. Aš negalvoju apie dalykus. Nes Lietuvoje pončas yra labai nepopuliarus kažkodėl vis dar dalykas. Bet man atrodo, pončas būtų visą laiką paprasčiau, nes mes turim irgi namuose, aš, pavyzdžiui, skėčių irgi nelabai mėgstu, man yra nuo mažens įprasta, mačiutė, atsimenu, net būdavo maišą maudavo, žinai, kad jeigu lyja, ten netikėtai skėčių neturim, praplėšia ten maišelio viršų, užmauna, dar rankas iškiši, o kaip faina, žinai. Tai jo, nes su skėčiais, dėl saugumo, ir aš galvoju, jeigu visi būtumėt buvę su skėčiais, kaip žinai, vieni pradeda kitiem dengti ir tada gaunasi, kad matomumo nebėra, o su tais, tai žinai, bet reikia, žinai, ką daryti. Čia pamoka man be abejo, kad gal nusipirkti tokį, kur jau, žinai, tą daugkartinį, tai ir tu turi ir naudoji. Daug vietos neužima. O man šiaip pat ir yra momentas, kad čia, pas mus va būtent kažkaip skėtis yra
defaultas, žinai, yra lietus ir skėtis. Jo. Ir aš, pavyzdžiui, nesu pripratęs ir aš niekada gyvenime, pavyzdžiui, neturėjau pončo kaip, nu, nemaišelinio. Taip. O ten turi tą kažkokią, kur kada nors jei skėti, tai pamestum, ar ten sulūštų, ar ten į gamtą varysi ir tingiesi jau tas, nu, žodžiu. Bet net ir tas maišelinis, jisai yra irgi yra geriau, bet suprantu, nes man, žinai, aš klausau tavęs ir galvoju, tai kur tu tą skėtį padėjai, tipo, tiesiog atėmė ir tu jo netekai? Ne, nu tai tipo... Krūva skėčių. Jo, buvo ten toksai medis, jo, ir aplink jį ten realiai toks kaip šventykla skėčių buvo, tai tiesiog skėčių medis buvo tiesiog toks. Jo, po to ėjom ir po to aš tik prašau, tik tai, kad būtų ten pat, kur padėjau, tipo, ir jo. Ir svarbiausia dar irgi priminė tos laikus, kai alkoholio, žinai, neleisdavo į festivalius ir tada tipo per tvorą, žinai. Tai realiai pastebėjau, kad ir skėčius taip galėjo prasinešti, nes prie tvorų apsauga stovi. Tai galvoju, šį kartą ne nuo alkoholio čia stopadovai, tiesiog savo, kad skėčių nieks, žinai, nesinešti. Nes prie tvoros tam tikrų taškų jos stovi moteriškės ir irgi ant jų lyja, nieko neturi, nei pončo, nieko. Tiesiog ant jų lyja, jos irgi stovi, tokios rimtos, žinai, žiūri, kad tik nieks nieko neįneštų. Bet tas, kad aparatas nepakrautas važiuojant į renginį prekiauti, čia ir toks pizdabolizmas. Aš dabar sėdžiu, nors ir nėra šalta, bet man biškai toks šaltuks toks nupurta. Prisimenant. Ta oda, tą renginį, nes taip man buvo tas toks... pakentėti vėsumą. Blogiau tik tai feste yra neturėti kažkokių dalykų nuo lietaus ir kad feste 2 dienas lyja, tada tai man būna... Tada ilgai kentiesi. Tada man būna rimtos kančios, jeigu drėgmė ir kažkur gamtoje ilgai reikia, jeigu būtų jau tada... O negi nėra to, pavyzdžiui, kai prisimeni dabar jau, kai jau viskas praeina, kai taip jau vėl šiltai ir gerai, kad toks geras jausmas, kad, žinai, tu perėjai tai. Nes man, žinai, kai tu pasakoji, aš prisimenu paskutinį savo tokį sulijimą, kai aš neturėjau kur dingti, kai aš savo piligriminę ėjau ir aš jau buvau ten kokį 500 gal kilometrą, kur, žinai, jau kaip ir lengviau viskas, bet pradėjo lyti. Nes visą laiką buvo sausa, gražu ir karšta ir paskui atėjau į Ispanijos jau ten, reiškia, tas galas, prasidėjo lietus. Ir aš turėjau tik tokią savo striukytę, nu, tokia lengva tokia balonkę, kuri lyg ir neperlijanti, bet pasirodo perlijanti, labiau nuo vėjo. Ir irgi, nu, visas šlapės, dar nebuvo baisiai šalta, bet taip, žinai, jaučiu, kad jau truputį purto, žinai. Tai tas jausmas, žinai, kad, nu, man atsimenu, man labai buvo įdomu ir gera. Tada ten priejau kažkokį miestelį, įėjau į vietinę parduotuvę, nusipirkau, tik vaikiškus turėjo pončus, tai aš dar kažkur turiu. Tai aš atsimenu, kad aš jį ten kažkaip išsprendžiau, kad aš užsimečiau, bet, žinai, buvo dalis, kur mano sausa. Ir dalis, kur lyja, bet dar užsisekti sugebėjau, tai toks buvo biški per trumpas, nu buvo labai miela. Tai tas, kai tu sulyji ir išgyveni, arba baidarėm būna plaukiant, kai būna sulyji, žinai, tas sulyji ir paskui sušyli, tai gal čia irgi atsiminsi maloniai tą koncertą, ne? Ne, nu tarsi maloniai gal atsiminsiu, bet, pavyzdžiui, ne, man dažnai tokie atvejai, kur visi ten, išgyvenau, aš tai, pavyzdžiui, nežinau, man, nu taip, nu, nežinau. Tai čia tas pats, kas kažkokią, nežinau, suvalgyti restorane kažkokį žiauriai lievą patiekalą, žiauriai buvo neskanu, žiauriai šlikštu, žiauriai nepatiko. Ir tas skirtama, bet išgyvenau ir tai mane, buvo neskanu ir buvo lievai. Tai man lygiai taip pat aš atsimenu, pavyzdžiui, baidarės, kai su lietum, man, pavyzdžiui, buvo šalta, buvo lievai. Ar tikrai neatsimenu, kaip, aš koksai, išgyvenau. Ne, buvo šalta ir buvo... nefainai. O palengvėjimo, kad tai baigėsi, tipo, nėra tau tokio, nes man... Tai taip, tai ačiū Dievui, bet ir... Nes tas būna dar... Tiesiog gauni pamoką, kur gal nelys, pavyzdžiui, šį padaręs, nelabai net ir noriu varyti jau, tipo. Savo, nu, toks... Jeigu man tai būtų, nu, toks, nebent... Aš esu, pavyzdžiui, seniai, aš su savo ten gerais draugais, jie varė visi baidarės, tipo, jie visi darė tą plaukimą, aš tiesiog likau kempingą vienas, tipo, tiesiog aš taip nenorėjau baidarės, tamsiai aš atvariau su Hebra, jie ryte išplaukė, aš sakai, Hebra, aš mėgosiu. Jie tiesiog švariai ir jie ten gal kokią 4 dienos, ten, žinai, tipo, grįžo iš to plaukimo, atgal į tą patį čia stovyklavietę, aš sakiau, net aš pamėgosiu, aš pačilinsiu, aš kažką tais. Ir jo, ir laukiau, nes vienais metais ten sulijau, užpuolė visokie skėriai, seniai vasarą aš plaukiau tokiais baidarėse su kruša buvo.
Vasara kruša buvo. Ir lyja, ir šalta, ir kruša. Ir dar, jeigu biškiai krumelė nuplaukė, tai ten gal 20 ne uodų, o tų, kur skaudžiai žiauri kana tie tokie bimbalai kažkokie tais. Puola. Visą laiką, jeigu nesimosikuoji, tai jie puola. Tai va aš tokį vieną kartą nuplaukiau, skau, no way. Čia koks čia gali būti džiaugsmas, kad įveikiai. Nu tai tas pats, kas irgi džiaugtis tam žmogui, kuris ten Vietnamo kare matė, kaip ten mėsom visus žudo. O, kaip fainai, kad ne fainai, metai mėsos ir matai, kaip žudo. Tai čia lygiai tas pats. Mačiau, kaip buvo šalta, kaip pane kanda ir kaip buvo. Tai ką čia dabar? Koks skirtumas, kad įveikiau, bet buvo... Bet dabar šaltai buvo šikna. Nu tai kas, bet ten nebuvo gerai, nes tai dabar jo. Tai iš esmės, tavo tuo, tu nori pasakyti, kad buvo gerai, nes baigėsi. Žinai, kaip... Tai aš kažkaip gal noriu mėgautis tais dalykais, kurie nenoriu, kad baigtis. Aš gal taip žiūriu į gyvenimą. Viskas gyvenime turi pradžią ir pabaigą, tai žinai... Čia jau taip ir taip. Nu, bet tokie... Čia tokį filosofinį. Bet čia, nu taip. Nu, bet gerai. Tai taip, kad... Ne, tai aš žinau, kad baigėsi, bet tas yra, kad džiaugtis, kuriais nenori, kad baigtųsi. O tais, kuriais ačiū Dievui, kad baigėsi, tai ką ten... Nu, mažai to džiaugsmo. Nežinau. Nu, nežinau, aš norėčiau, kas čia, kada čia buvo dabar neseniai, kad biški lijo ir aš irgi sulijau ir tai buvo faina, kad aš pilaitį. Ne, tai čia tas, kur žaislinis sulijimas, kur užkrapnojo, bet tada, oi, iškart grįžau namo ir tik ten nusėmiau biški sulijusi. Tai aišku, kad čia cute sulijimas ir, ten biški pajau, bet jau buvau prie namų. Bet kai tu 2 valandas arba ten kažkiek valandų būni, tai čia, nu... Ne, buvo, kad aš pareidinėjau, blema, kad aš su dviračiu parvažinėjau, teisingai buvo, kad su dvirka čia kažkaip parvažinėjau ir, sulijau taip, kad jau buvau, dar ne iki triusikų šlapės, bet jau viršus buvo visas, atsimenu, sulijęs. Kažkaip man buvo faina, nes aš žinau, kad aš važiuoju, žinai, grįšiu tai namo ir atšilsiu. Ir tas, man ir žiemą, pavyzdžiui, ypatingai būna, žiema smagi tada, kai tu išeini į lauką kur nors, ypač kai speigas, ten kokį nors mišką, būna šalta, ten judi daug kalorijų išdegini ir ten kojos beveik atšala, tada pareini namo ir kur nors, jeigu koks pečius yra, o Dieve kaip gerai, tada viskas atsileidžia, arba batutė, arba ten koks nors tas šiltas maistas ir toksai, žinai, kur tu ką tik buvai tokiam kažkokiam siaube ir išbandymui ir dabar absoliučiam komforte. Ir tam absoliučiam komfortui tai reikia kaldrytės, laužiuko ir maistuko. Ir toksai, kiek nedaug reikia, žinai, man tas virsmas patinka. Tai tas sulymas yra man irgi stipriai tom, kad išeini, ten lyja, ten tau šlapia, čia kažką, tada pareini, persirengi ir taip, viskas atsileidžia. Bet dažnai vis prisimenu, kad Bear Grylsas yra sakęs, vienintelis dalykas, kurį atsimenu iš jo visų laidų, tai kad jeigu sušlapai rūbus, tai reikia nusirengti viską ir vėl užsidėti gali, kad ir šlapia bus, bet tipo jau tau bus šilčiau. Tai jums reikėjo tiesiog tam koncerte visiems išsirengti, nes kūnas taip suveikia. Kai tu dar turi tą šaltą rūbą ant savęs, tai kai tu nusirengi, tu nunulini, tu tą baseline numiauši dar žemiau. Ir tada, kai tu apsirengi, ten kažkaip suveikia, žodžiu, yra šitas dalykas. Vienas iš dar didesnių atrodo kančių, jeigu stovi šalta, nusimti ir vėl užsidėti. Tai tau, kai tau šlapia, tai tu, žodžiu, išsirengi, tada dar labiau, čia kaip, nežinau, turbūt įlipti į eketę ir išlipus apsirengti. Tai sako, kad būna šilčiau išlipus ir ten tas suveikia, žinai. Tai čia jums tiesiog reikėjo tam koncerte visiems išsirengti ir po tais pončiais, panos plikais papais, vyrai ten kaip, žinai, ir visi, žinai, tikras džiazų koncertas su Leon Samo. O koncas geras buvo? Jo, labai fainai. Šiaip išėmus fizinės apijaudą ar kaip čia. Ne, šiaip labai fainai ir žiauriai, net gaila, kad lyjo, nes atrodo ir matėsi, kad ir žmonės ten ant galo jau išeidinėjo, jau taip, žinai, nes tipo, tiesiog šlapė ir jau vien dėl to, žinai. O šiaip visas ir productionas ekranai, po to tik tais... Ten ir su dronais, pavyzdžiui, darė, po to tik tai perskaičiau ir kažkaip tik po to ir pagalvojau, kad tipo, pirmas elektroninės muzikos, tipo, kad kaip koncas ir dronų šou viename, tipo, aš pagalvojau iš tikro, kad nieks iš koncertuojančių. Ta prasme, kad buvo... Žodžiai suskrisdavo, tipo, pagal... Ne, bet turiu meni, kad elektroninės muzikos ten visokius dalykus varo ir keičiasi ten visokios figūros,
nu ten kad ir buvo 4 skrituliukai, kur ten Audi, žiūrėk, ženkliukas gavas. Ne, nu ten tipo sutapimas, bet turėjau menį, kad žinai, ar ten skrituliukais, ar kvadračiukais, ar po to ten kažkokiais tipo 3D visokios, nu žiūrėjau, visokiom formom ir visokiom, nu kaip ir muzikos, visokias formas girdėjai, taip ir ten visokiom Vartėsi kažkas. Formom vartėsi, jo, ir dar per lietų ir visi veikia, tai čia irgi įspūdingi dronai. Okay. Nes ant jų visą laiką lijo ir jie vis tiek veikia. Ir skraidė ir tiksliai visai. O šitą, tai dabar, šiaip kol tu kalbėjai, prisiminiau 2 dalykus reikėjo paklausti. Kaip tau sekasi su nerūkimu? Ai, gerai. Nerūkėjai? Vis dar ne. Vis dar laikausi. Komentaruose nieks nieko nerašė, tai akivaizdžiai nieks nenori tavo challenge. Nieks nesitikė tiesiog, kad išliks. Galvoju, toks oras, tokia vasara, dabar aš čia tipo kankinsiu, žinai. Ne, bet šiaip dėl šių priežasčių yra tas, kad... Nu, bet čia sakau, čia kai romantizuoja dalykus, čia tas, kur... Jo, vasarytė čia, oi, prie kavytės, ryte čia dar kažką. Iš tos pusės taip, bet tada galvoju, bet tada bandai, žinai, atsimint, kad tas vienas prie kavytės bus ten gal dar 3 mėnesiai, po to ir ne tik prie kavytės. Tai kol kas jo, kol kas ramiai. Gerai, o kas tas kitas? Muzikos kūrybos challenge'as. Pajudėjai kažkaip? Ne, dar ne. Ne, dabar biški ramiau, nes nu, tipo, aš turiu renginius, groju, tai aš biški, nu, pavargsiu dabar biški. Tai toks biški dabar yra... Nu, čia biški dar nevyksta šitoj vietoj. Viskas kita už tai vyksta. Viskas kita vyksta. Džiaukimės tais dalykais, kuriais reikia džiaugtis, kad planas vis dar yra ir savaitę laiko nerūkėjai, žinai, čia, žinai, vėliau kažkada susikaups tiek to nerūkyto laiko, kad galvosi, nu, tai gerai, dabar jau tušinukai įsidėsi, tipo, žinai, ir davai, dabar čia biški, žinai. O tu MIDI klaviatūrą turi? Ne. Aš turiu, šiaip galėčiau tau paskolinti. Galbūt paskolinti. Nes MIDI klava tikrai didelį skirtumą daro. Žinau, šiaip aš planuoju. Ten tiesiog, aš savo vaikam netgi būdavo, tik maniškė dabar jau, kadangi scena neveikia be išorinio maitinimo, aš kiek supratau, čia išorinio maitinimo reikalas bus prie makiuko, kai jungiu, tai nebemato jos, o labai gaila, nes man MIDI klava labai padėdavo, atsimenu, ten kažką spaudė ir galvoju, čia vis spaudė ir vis kažkas gaunasi gražus, arba ten, žinai, ieškoti, susirasti. Tai iš to galės paskolinti. Na, apie muziką kaip tik pradėjai. Jessicos albumą klausai. Čia, man atrodo, irgi kaip kalbėjome kažkada apie kažkokį ten dalyką. Lietuvos mastų didelis įvykis, Jessica šią išleido albumą naują. Nu, bet jau aš praeitą laidą norėjau jau pakalbėti, nes tai buvo tik šviežia. Nemačiau, nežinau. Tai čia dar tau šviežia net dabar. Tai labai geras. Atsijungiau, tai visą tai ne... Geras, ne? Nu, aš net nebejoju, kad geras. Labai geras. Labai daug, kaip, nežinau, praeitas man buvo toksai, taip nuoširdžiai pasakius, blema, toks biški ir, nu, tokie minimalistiniai labai gabaliukai ir su instrumentais, tai man toksai blema, kartais atrodo toks demuška albumas, toksai, bet aišku, pusė tų dainų hitais tapo, tai negali nieko sakyti. O dabar iš tų kažkokių instrumentų atrodo paprastesnių elektronikos dabar jau žymiai daugiau. Tai man tas patiko, kad toks labiau elektroninis albumas, tarkim, lyginant su antru, kur buvo. Žinok, dabar suintrigavau visiškai, nes aš neklausiau ir man būna, mėgstu aš tą tokią patirtį, kur pasileidai visą albumą nuo pradžios iki galo paklausyti. Nes retai dabar kas taip daro, nes anksčiau taip darydavo iš to, kad kompaktas taip groja, nusiperki ten nešies namo arba ten, žinai, tas prisiauginimas būdavo dabar labai lengva. Bet, Tik tai va, man nepatinka vis laikas su lietuviškais albumais, bet čia mano, nes aš šiaip mėgstu albumus, va, kaip sakė, man labai patinka klausyti albumais, daina viena po kitos, kaip atlikėjas sudėlioja, man vis laiką labai patinka, kaip tie visi perimai, žinai, tarp dainų. Ir blema, 21 minutė, mane biški triggerina lietuvių, pavadinimas albumas. Ir tai išleisti 20 minučių, man, pavyzdžiui, nežinau, man albumas bent 4 minučių turi būti, tipo toks, man 20 minučių tai yra toks, nežinau, sakau, kodėl aš sakau, kad ten demuškių rinkinys, jis irgi buvo albumas, jos antras gal buvo irgi apie 20 minučių ir ten jeigu kokios ten, žinai, čia tik 9 dainos, tai jam tai dar, bet, pavyzdžiui, mane triggerina šitas momentas, kai lietuviai... Mane triggerina šitas faktas, kai lietuviai išleidžia albumą, ten 15 minučių ir 5 dainos. Ir pavadina tai albumu ir daro ten press releases, daro. Pavyzdžiui, man tai yra EP, man yra tas vadinamas toks nepilnas kažkoks dainų rinkinukas, ne?
O albumas man turi būti bent 10 dainų ir bent 4 minučių. Mano čia tokie yra, čia minimum. Turi būti kelionė. Čia minimum, nu, tipo... Tai, nu, bet čia labai šitas subjektyvus mano šitas požiūris, bet man, rimtas muzikinės, tai turi būti rimta muzikinė kelionė. Matai, trunka bent 4 minučių. Rimtai muzikinė kelionė reikia ir rimtai įdėti darbą ir pinigų ir kai nebėra albumo leidimo prasmės, nes viskas yra, žinai, streaminama ir trupiniukais miščiojama, žinai, tai jaučiu, kad tikrą albumą surasti, nu jau čia tada, tai, žinai, reikia labai menininkų būti, kad daryti jį. Aš kažkaip, pasilgstu aš to, žinai, kompaktų, to viso tos man yra vieno tikrai dalyko gaila, tarp visų kitų, kurių yra gaila, kad, pavyzdžiui, mano vaikam neišeina niekaip pertikti, kas tai būdavo eiti pirkti kompaktą į parduotuvę, rinktis, paklausyti gal ten, nes aš atsimenu, Lietuvoje tai nelabai būdavo kur, bet aš kai 2-2 metais išvažiavau į Airiją, ten aš pirmąsyk gyvenime nuėjau į normalią muzikos įrašų parduotuvę. Tas jausmelis, žinai, kai tu užeini ir ten yra vien tik, ką nori gali rasti. Ten buvo, man atrodo, Virgin Airijoje, lyg tai kad tas, ar dar kažkaip ten, dar 2 brandai, atsimenu, būdavo. Ir ten užeini 2 aukštai, skyriais išdėliota, ta prasme, ko tik tai nori. Ir aš galvoju, aš tiek pinigų neturiu ir aš tiek vietos neturiu, žinai, kad susipirkti viską, ką norėtųsi, žinai. O viskas taip įdomu, nes būdavo, nusiperki, parsineši ir tu klausai ir tu, žinai, tu įsigilini, tu kiekvieną garsiuką analizuoji. Dabar, man atrodo, taip nebėra. Dabar, žinai, pasileidi ir nepatiko skipini. Anksčiau neskipindavai taip. Tai va to, žinai... Nežinai, kad priskipinsi, tada baigsis ir nebeturi ką klausyti. Nu, tada grįžti į kitą kompaktą, kur gal, nebėra, kad gali per searchą nueiti į nelimituotą muzikos banką ir klausyti bet ko per visą istoriją. Žinai, turi 3 CD. Jeigu dabar nusipirkai 4 CD ir praskipinsi pusę dainų, tau liko tik kiti 3 CD ir kur patiko dainos iš šito naujo CD ir tas praskipinai. Tai gal taip greit neskipink, vis tik duok šansą tom kažkiek dainų. Nes iš tų 4 CD gal, norėsis daugiau klausyti nei šiam dainų ten, tipo, ne? Ir žinai, man atrodo, tas senasis klausimo būdas, kai tu kompaktą pasileidi ir per visas dainas pereini, tai yra, tu tam tikrą toleranciją ugdydavaisi tam, kas nepatinka. Radijui. Ne tai, kad radijui, bet būdavo tikrai tokių kompaktų, kur, žinai, yra silpnos dainos. Vat atrodo, žinai, arba jos kažkaip tau nelabai. Tie fileriai tokie. Bet tu per jas vis tiek perni ir paskui tas, kad buvo biški ne faina, o paskui vėl faina, va čia yra patirties tas grožis, žinai, kad tau turi biški pakentėti, kaip tas sulijimas ir paskui sušilimas. Lemą tą patį galvojau, kad tu čia vesi, galvojau, kaip gyvenimas, ne? Toks gyvenimo parašymas gyvenimui yra. Nes kai tu streamini... Bus ir nuobodžių, ir lėtų, ir ne tavo dainų, bet vis tiek turi varyti ir lauktos. Nes dabar su streaminimu tai yra, kad tu čia ripikini, tu susirenki, žinai, to noriu, to, žinai, ir toks įgaunasi, žinai, vien tik tai labai plokščia, labai siaura, žinai, viskas. O va tada būdavo toksai, nes irgi tas tie patys, pavyzdžiui, Radiohead man patinka, arba Nirvanos, atsimenu, buvau nusipirkęs in utero rašosi, ar in utero, nežinau kaip tarėsi, bet ten pirkau, atsimenu, dėl 2 dainų ir aš net kitų negirdėjau, žinai, kas čia bus, ir aš atsimenu, klausiau ir nežinau, ar čia geros ar ne, va tiesiog žiūriu, žinai, kaip man jos. Ir vienas geriausių man bent jau Nirvanos albumų. Žinai, nes ten yra tokių keistų, žinai, akustinių eksperimentų. Ir vien tas būdavo, kad tu, žinai, užkabina tave ten 2 dainom, kurios tu, žinai, o paskui tu kažkokią kelionę patirsi vidinę su savim, nes dažniausiai klausydavai vienas ir niekaip kitaip, sakau, streaminimas to neatneš. Tai va dėl to, ir daugybė nusivylimų dar būdavo, nes būdavo milijonas, kur kokios 2 dainos, visos kitos albume tikrai irgi, jeigu bent dar viena bus panaši, tai bus amazing. O tada klausai ir tam albume visos visai kitokios, net neprimena tų 2 tavo mėgstamų hitų, kur paklausai tą albumą ir aš vis tik teisingą sprendimą padariau su tom 2 dainom, ačiū visom kitom, ačiū, kad dalyvavot, iki jūsų nebegirdėsiu gyvenime. Man būdavo ir tokių. Tikrai nebūna, kad irgi negali sakyti, kad tas albumų klausimo ir kad jau ten visus taip gali persilaužti ir visus. Ne, irgi yra tas, kur
vieni va prilimpa ir su visom praktiškai dainom, o kiti, blemba, turi tas dvi, ir gali klausyti kiek nori ir vis tiek tas dvi noris labiau. Aš dažniau galvodavau, kad jeigu man nepatinka, tai aš kažko nesuprantu, kad aš tiesiog esu per durnas, bet, žinai, kai leisdavau, vis tiek mėgdavau, pavyzdžiui, nuo pradžios iki galo. Ir dabar dar prisiminiau, kad man iš lietuvių albumų man turbūt labiausiai patikęs buvo pirmas Mamontovo, tas jau kur savo išleido šiaurės, kaip ten yra, kažkas ten su šiaurės pusė 5, šiaurės plemba. Nes tą atsimenu klausydavau nuo pradžios iki galo. Jo, aš atsimenu, kad toks buvo geras. Kad buvo su šiaurė, bet tiksliai neatsimenu pavadinimo. Kaip buvo? Šiaurės jūra. Šiaurės... Kažkoks iš šiaurė. Pusė 5... Kaip jis vadinasi? Kaip jisai? Pusė 5 šiaurės naktis, va. Šitą galėdavo, atsimenu, klausyti nuo pradžios iki galo. Jis pas mane būdavo nuzulintas jaučiu ten ir aš gal ten dar kasetę pirkau. Tas labai dar patiko. Tai toks visiškai ten jo, toks liūdesys. Dabar kai klausai ten, žinai, irgi apie tą Geležinė širdis, šiaip labai geras gabalas. Tai iš to albumo? Jo. Dabar ypatingai viską supranti, žinai, kai nusileidinėjai biški, žinai, žemę iš tos visos, po visų radijų, po to tokio, po to matymosi labai, žinai, tokio iš susireikšminimo leidėsi į realybę, tai šita Geležinė širdis yra visiškai apie tai. Ir tada, kai klausiau, galvoju, aš suprantu, bet dabar, kai pats tą kelionę eini, galvoju, fuck. Dar labiau suprantu. Kiekvienas žodis kerta, žinai, labai taikliai. Tai va, tai labai geras. Dar kažką buvo, aš tiek būna į savaitės, jeigu pagalvoju, kaip norėčiau aptarti su tavim. Ir paskui susėdam ir aš... Tai va, aš apie Jessicos jau praeitą, tai va, dar tik noriu paminėti, kad šita daina yra daug, tokį pavadinimų daug, tai mano mėgstamiausia. Bus tikrai singlas ir bus hitas, man atrodo, nes ne tokie šoko, žinai, su tokiu drum and bassiniu bituku, ten su tokius vum žemais. Ir dar kažkoks nežinomas bičas ten dar biškį padarą dainavimą dainuoja, kas irgi, buvo ten pasėję stadionuose, ne rokas, bet šiaip mažai fytųgi visokių su jie yra. Ar bičiukas ir žodžių, ir net Soho jau grau šitą daug gabalą klube, tai labai gerai skamba per didelius. O kalbant apie albumus, tai pavyzdžiui, gal turi šių metų kažkokią naują, nes aš dabar klausau, aišku, čia bus vėl į mano tą melancholijos liūdėsio pusę, bet pavyzdžiui, Billie Eilish man labai patiko. Dabar jinai irgi prieš 2 savaitės, kada išleido Hit Me Hard and Soft albumą. Tai aš jį beveik non-stopą kiekvieną dieną, ne non-stopą, bet kad kiekvieną dieną, valandą, kokią ar 2 paklausau, tai faktas. Tai šiaip, jeigu mėgstat Billy arba popsą, arba liūdnesnės biški muzikos vasarą norisi, tai blemba, rekomenduoju, labai patiko. Žiauriai fainai, ta prasme, jinai ten su broliu viską rašinėja, vos net ten paprasta miegamajam ten dviese. Žinai, tipo tam mažiukiam kambariukai tiesiog su savo gėru ten viską daro, bet kai klausai, daug tokių labai gražių detalių, productiono, elektronikos tokių elementų, kur atrodo, būtent visa ta visuma, viskas kaip perina, visi perima iš dainų, toj pačioj dainuoje gali ten vos ne labai įdomiai, kad ten pusė eina, vos netrodo viena daina, tai kažkoks switchas ir ta visai kažkas kito, blemma labai patiko. Geras. Neklausiau, tai reikės jau dabar 2 tada turiu. Čia tokie 2 skirtingi labai. Vienas pasaulio melancholijos princesė, žinai, Billie Eilish. Jessica, mūsų vos ne, blemba, diva karalienė pop dabar, visiškai. Žinai, kad labai nuliūdino, kai jinai dabar viename interviu pasakė, jog jinai neįsivaizduoja savęs ten, ar tai po 10 metų dainuojančios, kad taip pat darys tai ilgai. Ir tas labai nuliūdino, kas yra, žinai, irgi žmogaus su aukštais standartais bruožas, žinai, tipo, kad kai jau nekabins, tai tipo ir nebedarysiu, žinai, nestenėsiu. Aš šito labai jai pavydžiu, nes, žinai, tiek, reiškia, vidinės laisvės yra daug, žinai, tai tas buvo labai liūdna ir netikėta, žinai, išgirsti, kad, tipo, žinai, neįsivaizduoja savęs dainuojančios maždaug po tiek ir tiek. Aš irgi nežinau, neįsivaizduoju savęs didžiajaujančio po 10 metų, čia gal ir nebe... Gal apie tai čia pakabinės. Tai kaip ir tu, pavyzdžiui, ar įsivaizduoji, kad vesi laidas už 10 metų.
Tai po 10, aš nežinau. Nu, bet čia gal toksai laidų vedimas, tai gal toksai, sakyčiau, kur be pabaigos toksai. Nu, toksai, kur amžius ten, nu, blema, nu, nebent ten labai išvaizdą turi Aš norėčiau būti vedėju, norėčiau kažką turėti tokio, kas būtų, žinai... Ar norėtum būti kažkur firminis toks, kaip, tipo, žinai, kur, nu nežinau, kaip bus, ten Marijus Žiedas panoramą nuėjo, nu ir viskas ten daugybę metų praleido, toks firminis, žinai. Jo. Tai va toks, va, kaip... Aš prisipažinsiu, aš turėjau norą į Labą rytą pakliūti, nes... Ir tu tiktų man, nu, kažkaip... Bet, žinai, kai aš matau Labą rytą... Energetiškai, žinai. Nu, jie dabar jau, žinai, ten susirinko tos naujus vedėjus, bet ten yra taip liūdna ir taip blogai. Kodėl? Gerbiami kolegos, jeigu... O, turi parentint apie Labą rytą? Nu, ten tikrai yra labai blogai. Nes aš žmogus, kuris niekad gyvenime neatsikels jam, tai... Tu gal nori apšviesti žmonės? Aš irgi jau dabar nežinau, ar aš norėčiau ten keltis ir save laužyti. Rytinė laida yra savęs laužimas, tikrai. Aš ir vat su Eglė Daugėlaitė esam kalbėję dar seniai, žinai, jinai irgi yra pasakojusi, kaip nėra lengva ir tai yra, žinai, fizinio krūvio yra labai nemažai. Tai visų pirma, ten gal 5 turi būti, ar ten 4:30 jau turi būti vietoj. Tai ten jo, ten 4 keltis ir panašiai. Crazy. Palauk, tai tada hold that thought, pauzė. Boing. Tai apie Labą rytą norėjai papasakoti. Apie Labą rytą tęsim, taip. Tai mano vaikai dabar perėjo ant Labą ryto, nes mes anksčiau žiūrėdom 2 TV iš ryto įsijungė, ten būdavo man smagu pažiūrėti, žinai, nu, muziką per fainą, klipukai eina, vaikam tada papasakoja apie klipus ten, nes būdavo tiem žinų hitų rubrika, kur seni klipai eina, tai ten, žinai, jiems gali kažkokį apie save ten, žinai, priminti, įvesti kultūrinį kontekstą, dar pažiūrėdavo, kaip įrašas gaudavosi, žinai, kaip ta žinias eidavo. Bet dabar pradėjo Labą rytą žiūrėti ir, nu, ten nėra gerai, bet sakykim taip, nėra ten gerai, nes jie tokie visi anemiški, jie tokie visi, iš ne vieno nejaučiu džiaugsmo, kad jie ten būtų. Ir kai tu įsijungi, tai tu įsijungi ir, nu, žinai, netrodo, kad tave labiau pažadins, ar kažkaip, nu, toksai įsijungi ir jie visi ten tokie, žinai, va viskas va taip. O ir, nu, jie tokie, gal, žinai, jie tokie yra, jiems vedėjai, jiem tai patogu. Bet kaip produceriam tai yra tvarkoje, aš nesuprantu, žinai, nes man atrodo, kad tu norėtųsi energijos iš šito, žinai, o ne atsibūsti ryte ir ten pasileisti kažką ten tokio, žinai, kad tave ten dar snūza tipo pasileisti. Nu, norisi kažkaip tos energijos iš šito. Ir tai ten ta mergaitė, kuri veda, tai jinai ten gal dar bando, bet tas, žinai, kalbėjimas, tas iš tikrųjų perteklinis naudojimas, viskas yra iš tikrųjų. Iš tikrųjų, tai mes, o tai dabar jau iš tikrųjų, tai o prieš tai nebuvo iš tikrųjų, žinai. Prieš tai buvo melas viskas. Jo, žinai, tas toks, daug tų kalbos šiukšlių, to tokio, žinai, to tokio pareikalavimų iš savęs daugiau norėtųsi, žinai, nu jeigu, tai, nes man atrodo, vesti Labą rytą yra fucking visiška privilegija. Nu čia jo, nu man tai čia atrodo prime, nu visiškai, nu čia rytinis teliko prime time'as, nu visai kaip būtų M1 radio. Ryto šou, taip, telikė, nu ką turi, nu kas ryte yra labiau telikė ryto, nu nieko nėra labiau. Dėja, nieko nėra geriau ir man yra liūdna stebėti, žinai, kad jie tą privilegiją turi ir atrodo neišnaudoja, žinai. Tai kiek ten yra vidinių... Ant laurų gal užmigo, žinai, kad nežinau, tik juos žiūri, žinai, gali kiek ten yra vidinių... Gal ten yra, žinai, kažkokių vidinių dalykų, kur ten, žinai, ateini ir tu ten neateini su dideliu džiaugsmu, nes ten kažkur kažkokias parkės, žinai, yra vidinės ten, nežinau, ar kažkas. Nu, čia dažniausiai taip ir būna. Taip, bet vėl... Gal ten tie žmonės yra per jauni, gal jie vis dar parinasi ir nervinasi dėl dalykų, dėl kurių nereikėtų, žinai. Tai va, o ten, sakau, ten yra nu, liūdesys, kai įsijungi. Visi jie ten atrodo, žinai, visi jie nori miegučio, ne vienam ten nesmagu būti. Ir... Tau būtų smagiau, sakai? Aš manau, kad aš galėčiau padaryti geriau. Okay. Bent jau labiau geriau nuslėpt, kad ten... Jo, tu galėtum ar labiau užmaskuoti, arba turėdamas savo praktiką, žinau, kur reikėtų patempti ir kur reikėtų, kaip tą reikėtų subalansuoti, kad tam, kuris žiūri, būtų smagu, bet nežinau, gal jie ten kokius tyrimus pasidarė ir jie, žinai, bando atliepti žiūrovą.
žinai, kad nebūtum per linksmas, o tipo būtum kaip žiūrovas, kad netrigerintum kaip nors, kad visiems tipo sunku mums čia ryte ir dabar mes čia 6, ten 30 ir ten sveiki čia, žinai, kažką, o paskui gal vėliau ten neįsivažiuoja, nežinau. Bet man atrodo, kad kaip ryto laidai, kuri kažką atneša ir kažką projektuoja, ir tai yra numeris 1, turėtų būti truputį daugiau stipriau ir su didesnė energija reikėtų ateiti, su pozityvesnė. Tai dėja, bet tiek yra. Bet aš jau sakau, nežinau, man anksčiau buvo noras didesnis, o dabar nežinau vis dar, sakau, ką čia veikti, sakau, po metų savęs neįsivaizduoju, tikrai nežinau, ką veiksiu. Mes nuo ko pradėjome? Ai, mes nuo Jessica po 10 metų nedainuos. Būna kur nušokį. Bet, bet čia žinai, čia dar toksai nežinosi, pasakė, o kaip bus, tai irgi dar pamatysim, žinai, čia. Bet, apie tos, pavyzdžiui, su amžiumi ir kaip kartais, ne visai, arba su muzikas, tarkim, iškart čia vėliuosi, tai iškart tą, ką noriu pasakyti ir sakysiu be intro. Pavyzdžiui, Beatlai man labai nustebino, aš kai žiūrėjau dokumentiką, kad, pavyzdžiui, Beatlai, kai jau juos žinojo visas pasaulis, kai jie jau galvoja apie išsiskyrimą, kai jie jau ten prirašė, kai ta prasme, jie ten jau pasakė, kad ten kaip Jėzus yra, ta prasme, jiem visiems buvo maždaug 26-27 metai. Mane, pavyzdžiui, nes, kai atrodo toks famous ir kaip dabar jisai ateina ne visiems vėlai ir panašiai, ten visi ten, tai atrodo, kad, čia kai Beatlai gyvavo ir grojo, tai jaučiu kokį piką pasiekė, kai Kem 5 ir išsiskirsta, toks, atrodo, yra toks nesidomėjus, atrodo toks jausmas, ne? O tada pagalvoju, Chebrytė buvo savo ten ir fiziniam, žydėjime viskam, ir įsivaizduoji, turėtų numeris 1 bendą, 27 ir tipo viskas skirstamės, nebegrojam. Taip, man, pavyzdžiui, čia yra kosmosas. Kaip nutraukti projektą, kur tu geriausias, tau ten 27-28, jeigu žydėjime, ir tada sakyti visi, tai čia, užknisa. Taip, čia pumpuoja tau tiesiog milijonus, žinai, feimą, milijonus, viską. Ir kad jie tada išsiskirstė, tai man čia yra viena iš, mistikų, iš tų gyvenimų. Bet jie vėlai išsiskirstė. Tengi buvo... Ne, tai tau ir sakau, kad jie, kai buvo 28-29, tai Beatlai iširo. Tai tą ir sakau, kad jiems nebuvo Kem. Buvo krizė, betgi paskui ten irgi buvo, Lennonas išvarė, jie ten visi varė į tą Indiją, ten LSD, ten tos ėmė. Tai čia dar prieš, čia, tai gal jie nebent pykosi, bet turiu manį, kad, literaliai ir viskas, kaip buvo ten 28, jie išsiskirsi ir nebegrįžo. Po to buvo tik tai numeris 1 singlų albumą ir panašiai. Lennonas darė atskirai, McCartney's darė atskirai, nes jie susipyko, jie nebegalėjo rimtai, aš tą ir bandau to paaiškinti. Dabar aš galvoju... Jiem nebuvo visiems tracoko, kai Beatlai niekada nebekoncertavo. tą ir tau noriu pasakyti. Kad jie išsiskirstė žiauriai jauni. O tai Sgt. Pepper... Tai čia jiems buvo 24 gal seniai, kai jie išleido. Turim tai. Taip, čia sakau, vaikai išleido tą Sgt. Pepper. Jiems vos 25 metai buvo, jie buvo tiesiog ant dragsų, jo tripino savo jaunimas. Jo. Bet nes ten... Tai tau tą ir noriu pasakyti, nes aš žiūrėjau dokumentiką, kurie įrašinėjo tipo savo prieš paskutinį berods albumą. Ir jie tada sėdėjo, sakau, visi 27 metų ir net Paulas McCartney's ten ir buvo, blemba. Disney Plus yra... And for now, kažkaip blemba, neatsimenu tos dokumentikos, Timūras gal įdės kokį kadriuką. Blemba žiūrėjau ir ten svarbiausia tik tai footage'as, jokio įgarsintojo nieko, tiesiog footage'as iš jų įrašinėjimų. Ir net ir buvo, kad toks momentas, kur man biškė šarelė net irgi, man atrodo, iškrito, kur Polas ir sako, ten sėdi visi tracokų nėra ir sako, aš negaliu patikėti, kad mes čia dirbam paskutinį kartą ir kad mes niekada ir toks su šarytė biškį sėdi. Nes ten kažkas apsipyko, gal ten Lennonas išėjo kažką ir jisai matėsi, taip tiesiog visam to veiksme sėdi kampelė su ta gitarytė, toks plėt kažkur susimastęs, čia matosi, akytė jau ašaroja. Ir aš toks įsiežiu, čia pizda, čia geriau nei bet koks serialas, čia ir tikras dalykas apie tikrą grupę, nes ten tiesiog buvo, kur ego, žinai, ta pešikla, nes ten 3 žmonės, 3 dainuojantis, nes ir be Paulo McCartney ir be Johno Lennono buvo dar ir tas Morrisonas, tas trečiasis, kuris šiaip irgi dainavo ir rašė, tik tai Ringo buvo tas, tipo, kur pochu visi tiesiog būgnininkas, tipo, kur Paulas McCartney's yra sakęs, kad tas jų Ringo Staras net nebuvo geriausias Beatlų būgnininkas, tipo,
Tai jo klausė, ar jūsų Ringo Starr, ar jūsų grupės būgnininkas yra geriausias būgnininkas pasaulyje? Sako, blėdis, net Beatles'e nėra geriausias būgnininkas. Tai žodžiu, bet tai va, gal tavo čia net ir nauja informacija, bet mane tai čia priblošė, kad, ta prasme, būtent, kad viską tą, ką mes žinom, sukūrė vaikai nuo 17 metų iki 27, visą tą, ką mes laikom klasiką ir kur atrodo suaugusio žmogaus ir išsilavinusio, ne, pozityvi muzika, Beatlai tokie jau, kur, tipo, vis tiek jau toks atrodo ne to jaunimo dar gal, gal kažkiek jaunimo, bet to tokia jau užaugusio žmogaus muzika. Tas gerasis popas, tipo, su tam temom. Tas toksai, tipo, gerasis, jo kažkoks toks. Tai va, ir jo, ar ta kokiur 28-29 ir su tokia viskas, tu išėjai iš to bendo. Nu čia kaip foje, vos ne beveik dabar galvoju, ne, nes kokia Mamontovo iki baigęs foje. Ir koks tracokas gal buvo, vos ne pikė. Kažkas tokio, jo. Tai čia labai panašiai gal net. Jo. Pagal tą visą, tokio... Nes irgi number one foje buvo. Taip. Irgi... Tokia logika takė, kad tipo išėjai ant aukšto, nes jau irgi pykosi, jau ten irgi buvo tie tokie... Vidiniai. Gal net ir kokie hiperboliai tą patį patenka, kur save visiškai... Nors ne, hiperbolė man sakė pažįstami, kad ir buvo, kad jų nelabai kas klausė, vat tada, kai jie ten bandė atsikūrinėti. Ir, kad jie ten ir nieks ir nėjo, juk dėl to jie ir nustojo, kad jie ir bandė atsikūrinėti, ten sakė, ir 2003 ir 2000-aisiais vos ne, bet nieks nėjo, niekam nebuvo įdomu ir tik po to jie ten dar po 10 metų išsprogo, kai jau visai kai jau... O vat, kažkokiais, kai gyvenam dabar recyclinimo laikais ir kai klausom labai daug senų dalykų, tai va dabar tik ir padarė koncertą čia neseniai, va jau, kai pas mus dabar ta nostalgija atrodo yra vienas didžiausių bapių gaminimo faktorių dabar. Ką nostalgiško dar galim dabar ką dar atgaminti? Jo, ką dar, recyclinti, tą tokį, perdirbti, ką galim naujai. Gyvai ir ten ir 6-9 koncertavo, Hiperbolė koncertavo, tos mokinukės koncertavo. Dabar viskas labai daug kas yra. Bet čia visi tai žino, man atrodo, čia ir kino industrija tą patį daro. Gal Tadas dėl to ir tą iškvietimą čia linko. Nes jau yra tiesiog taip vyksta gyvenime dabar. Tai dar insidas mažas iš gervių. Aš bandžiau žiūrėti, šiaip dar ne viską pažiūrėjau. Buvo čia dabar, ne, kažkada? Vakar rodė. Tai šitos Tada kvietė. Jis ten, dar mes buvom susitikę, kai parašus jau pakviečiau, žinai, paprašiau, kad atvarytų. Tai atvarė, sako, eisiu apsipirkti po gervės. Tai pasakojo, kad... minėjau apie žiūroviškiausią filmo kategoriją gervės. Jos net nerodė. Jos net nerodė. Nesakei, žinok, nieko. Man atrodo. Aš, aišku, dar turiu pažiūrėti. Aš dar nieko nespasakai man. Man reikia peržiūrėti visą ceremoniją, ar tikrai nebuvo. Bet Tadas prieš renginį pasakojo, kad sako, įtariu, kad net nerodys jam įteikiamo to apdovanojimo, nes jis yra antiek negervių kontentas, žinai, kad specialiai jam įsteigė prizą, atrodo lyg ir, nes pavadinta kategorija žiūroviškiausių filmų buvo, jis sakė, bent už tai tipo turėtų ten kažkaip tai gauti. Ir aš paskui kalbėjau su juo, kad what the fuck yra žiūroviškiausias filmas. Tai tu ir vadini tada pelningiausias filmas, nes žiūroviškiausias tai yra, kur žiūrovai ką labiausiai patiko, tai labiausiai patiko turbūt labiausiai, kur ir nuėjo. O jo filmai, yra tie, kurie labiausiai nuėjo, žinai, bet pavadinti ten pelningiausių filmų, nelabai matyti išeina, nes kitiems skaudė širdelė, žinai. Bet žiūrovi apie... Va, kaip čia blema, man... Kaip tu supranti žiūroviškiausią? Man vis lenda to... Aš pastarį mėnesį šaipausi iš frazės apie nieką, bet pastebėjau, kad man limpa ir aš dabar apie viską tai pradėjau sakyti. Taip, žinai, kur aš... tą bairį, žinai, kaip saugusiai pasakyti, žinai, apie nieką čia, žinai. O dabar, kai kuo daugiau pradedu šitą ant bairį naudoti, to labiau suprantu, kad jisai taip patinka, nes man ir yra dabar pagalvoju, apie nieką, žinai, toksai, taip, apie ką čia, apie nieką. Taip, daryk kokį ten, ar tai yra žiūrovų mylimiausias? Ar tai, ar mylimiausias, nes kažkaip... Kaip tu mylimiausiai, kokia metrika yra mylimiausio? Tai suprantate, sakau, čia yra vienintelė man žiūroviškiausias, tai yra daugiausiai pinigų uždirbęs. Kur suėjo daugiausiai žmonių pažiūrėti. Tai ar... ne visai, nes tu galėjai sumokėti, bet nepatiko. Tai tada, supranti, nelabai čia metrika man, nes jeigu tau nepatiko, tu vis tiek sumokėjai, tai piniguose neatsispindi. Man čia labiau kaip koks būtų IMDb balas, mylimiausias, kaip įvertino
iš visų nominantų įvertino žiūrovai geriausiai. Nu, tipo... Bet to žiūrovai kaip vertina? Žiūrovai vertina... Nu, tarkim, 10 balais jis arba, pavyzdžiui, žodžiu patiko, arba nepatiko. Kas jų klausia? Ir kas, nežinau. Tai vat niekas neklausia, tai sakau, vienintelis būdas, tai kaip žiūrovas gali savo preferenciją įrodyti pirkdamas bilietą. Reiškia, tai ir yra pelningiausias filmas. Nu, tai žinai, ir čia tas išsikalinėjimas ir, žinai, išsidirbinėjimas, nu, tipo, nes jau ignoruoti negali, nes, nu, Tadas jau yra tam tikra jėga. Bet čia marketingo apdovanojimas tada toks labiau gaunasi. Nu, nes, tipo, žiūrimiausias ir jeigu mes skaičiuojam parduotus bilietus, tai kas tada tai yra? Tai tiesiog kas geriausiai paruošia reklamai, nes tavo metrika yra tik ateiti ten. Tau gali nepatikti, tu gali heitinti. Tu gali reklamą sukišti krūvą pinigų, bet neateis žmonės. Arba bus pirminis kažkoks tai... Ne, bet sakau, rezultatas, ne kad patiktų filmas, o kad tave atsitemtų į salę. Nu, yra tiesiog. Gali būti, bet yra, supranti, su tais pelningiausiais filmais yra taip, kad yra daug to hearsay, kad žmonės patys pasako rekomendaciją kitų. Ir Tado filmai... geras ir tada nueina kiti, ne? Ir Tado filmai dažniausiai ant to ir labai stipriai suveikia, kad tiesiog kažkas ėjo, buvo žiauriai gerai, žiauriai faina, papasakoja kitiem ir tie kiti nuėjo, nes kiti sakė ir tada plinta kaip virusas, žinai. O jeigu tu prikviesi žmogų, priprominsi čia belekiek ateisi filmai ir sakys, nu, buvo gaidys, nu tai tavo promo taip ir išėjo, žinai. Tai vat aš apie tai kalbu. Ir va čia yra, ir jisai ten irgi, mes ten pajuokavom, dar kažką ten porą bairių užsirašė, kurie man ten kilo, sako, ar galiu panaudoti kalboj. Sakau, prašom, sakau, nes, žinai, kas man. Negaila. Taip, tai ir nežinau, ar jisai, nes jisai irgi ten, jeigu lipo ir kalbą sakė, tai jisai ten ėjo, žinai, norėdamas, nu, paraustinti, žinai. Ir tikėtina, kad tos kalbos ir neįdėjo, nes mačiau, kad tikrai buvo. Kadruose matėsi, kad buvo taip gražiai apsirengęs Tadelis, tai vat nežinau, ar... Tai čia kaip, man atrodo, Mamontovas per dokumentiką Telijoje, nežinau, ar esi matęs, labai faina, šiaip žiūri, rekomenduoju. Man labai keista, kad tiek mažai žmonių šiaip žino apie tokį. Man, pavyzdžiui, Auksas yra Telija TV, Originalsus, kur leidžia, tam tikri, tai, pavyzdžiui, Mamontovo yra 2 sezonai. Ir apie foje laikus, ir tada antra dalis apie po foje laikus. Ir viskas detaliai su Mamontovu, su jo footage'u, tai prasme, wow, ten viena geriausių lietuviškų man apskritai dokumentikų yra ten. Tai va, jisai, pavyzdžiui, pasakojo, kad irgi buvo bairis su... Kokie yra teatro apdovanojimai? Kokie yra tie, nu, žinai, gervė yra tai mūsų šakelės kažkokie. Nu, žodžiu, kad irgi buvo, nu, žodžiu, atsiprašau labai, čia mano neišprusimo, ta prasme. Kristoforas liktai, kryžius. Jo, kryžiai, scenos kryžiai kažkaip ten ar kažkas tokio. Bet kryžių ten gauna nebelekas, ten jau reikia būti... Nu, tai, exactly, tai va, tą ir noriu pasakyti, kad juk Mamontovas po foje tada varė ir vaidinti Hamletą. Ir jisai ten žiauriai gerai varė. Ir irgi buvo tas, kad, tipo, norėjo Mamontovui duoti apdovanojimą, nes jis žiauriai gerai varė, bet, tipo, neduosi jam geriausio aktoriaus, nes, tipo, va, ten jisai pats pasako, tai dokumentikoje Telijoje pasižiūrėkit. Nes nevaidino, nesimokino ir ne. Jo, bet jis juk neturi ten studijų ir ten, ne. Tai negali ateiti ir pavaryti čia tiesiog. Mes tai čia šūdą ėdėm ir dabar atėjo ir parodė, kaip reikia. Nichuja! Labai... Atėjo čia iš gatvės. Taip. Lietuvų tokie, žinai, pedagogai, taip, va, taip irgi užsišykė, žinai, kur kažkas ateitų pavarytų ir parodytų, kaip reikia. Ne, mesgi čia kėlėm savo kvalifikacijas, mes čia į seminarus važiavam, eikit jūs nahui. Roros mėto, tipo, jeigu jūs lochai esat ir kažkas padarė geriau, tai reikia pasistengti visiems. Okay, tai gerai, Tai žodžiu, ką padarė, tai irgi įrengė specialų apdovanojimą, ten kažkoks ten perspektyvusis, kažkoks ten scenos kažkas ir grinai, kad Mamontovui duoti, žodžiu, tą apdovanojimą. Ir man atrodo, iki šiol šiaip yra ta kažkokia nominacija, kur, tipo, tokiam kaip, nu, talentui kažkokiam... Svetimam, kuris pasirodys. Jo. Tai va, matai, čia pasirodo, nėra naujas atvejis, kad, žinai, kažką reikia apdovanoti ir tada, sugalvokim kažką. Tai. Geras. Taip, pas mus tai būna, jo, kadangi ta rinka maža, tai čia, jo, yra kas ten kažkokių ryšių vedini toj rinkoje nuolat sėdi, bet haltūrija iš esmės, bibinėja nuolatos, o kažkas ateina, padaro gerai, net toksai, žinai, nesavekas, nu reikia dabar kažkaip tai tą adresinti, žinai. Yra tas dėja. Ir dar turi pasvertą, tipo, kur... Jeigu mes jam neduosime, tipo, irgi tauta neturi ant mūsų, tarsi,
turi įvertinti, jeigu jis žiauriai gerai pavarė, tada tu neturi kelio turėjom duoti, tipo. Taip. Nes mes blogai atrodysim. Jo, kad mes blogai, bet ar jis pakankamai gerai pavarė, gal mes vis galime neduoti ir publika vis tik sutiks, kad mes jam tokią akibrokštą padarė. Žinai, turi labai pasverti tą, ar publika jau palaikys, kurį tavo sprendimą labiau. Taip. Kurio pusė labiau bus, yra šitas, taip. O, žiūrėk, žaismingas, hipotetinis, kaip tik už vietos saulės spinduliams. Tavo svajonių, nesvarbu logika, nesvarbu, tavo svajonių apdovanojimas, kurį norėtum gauti Lietuvoje, ir tavo svajonių apdovanojimas pasaulyje. Čia toks visiškai be ribų. Toks, tiesiog, žinai vos ne, Oskarą už ten geriausias aktorius. Gali būti ir toks. Aš tikrai ne už aktorystę norėčiau, nes ta mano aktorystė tikrai nėra kažkas, ką reikėtų apdovanoti. Aš esu galvojęs ir esu apie tai juokavęs kažkada, tai dar Lietričio žinių naujienas, kai darėm, norėtųsi gauti kažkokį įvertinimą už tą veiklą, kurią darau propagandų kare, vadinkim taip. Žinai, kai atstovaudamas ir būdamas, reiškia, vakarų stovyklos pusėje. Tai norėtųsi, nes, žinai, nes tai konkretų įvardink statulėlę ir kas parašyta. Aš nėra tokio apdovanojimo. Statulėlė? Ne toks klausimas. Tai tada ne statulėlė turėtų būti, nes aš turėjau tokią fantaziją, kad man Dalia Grybauskaitė, prezidentė, įteikė kažkokį ten apdovanojimą. Aš nežinau, kokis medalio forma ar ten belekas. Iš esmės, kad garsini Lietuvą, ne, tiesiog iš serijos. Negarsini Lietuvą, nuostabus Lietuvos žmogus. Bet kad tipo tu vis šitame, sakau, šitame net ne propagandų kare, bet iš esmės, kad propagandos kare su rusiška propaganda tu pasižymėjai ir tu įdėjai savo indėlį. Va tokį, žinai, norėtųsi. Nes atrodo, žinai, seniai daryta ir tas dalykas, žinai, vis tik... Tai už pilietiškumą. Jo, va kažkoks toksai, žinai. Bet čia turbūt tada reikėtų būti labiau visuomeniškų ir ten įsitraukti visur, žinai, ir kaip Vademiko, mačiau dabar čia rinkiminės naktis 2 darė, žinai, jisai, žinai, pasiraško analitinis tas labai stiprus kampas. Tai ten, žinai, jisai ateina, aš tokio turbūt negalėčiau. Tai Demiko turbūt greičiau gaus tokį negu aš. Bet man norėtųsi, už tai, kad... Tas žmogus iš pramogų į politiką dabar, nes jis ir su NATO dirba, bet ten labai gerai sekasi, jisai labai ten tinka. Jis atrodo supranta tos, arba jisai labai gerai parodo tą, kad jisai supranta, arba labai gerai vaizduoja, kad supranta tos visus dalykus, arba iš tikrųjų labai supranta tos dalykus. Čia aš nežinau. Sakau, pas jį jisai gan metodiškai dirba, kas yra tikrai stipru, metodiškai dirba, išsianalizuoja tiek, kad jisai suprastų matyt, kas kaip, ir tada jisai, man paskutinis tikrai buvo, kur galvoju, čia yra, žinai, jau čia tikrai yra aukštas pilotažas, kai jisai dabar Gentvalinsko kažkokį ten yra pavaręs. Aš mačiau dar tik tai Reelso formate, aš nežinau, ar tai yra laidoje ar kaip, bet raustina Valinską už svogūnus. Ir dabar buvo, reiškia, buvo tie, reiškia, Valinsko atsišaudimai, vadink, reiškia, tie tokie pasisakymai, reiškia, apsiginant, reiškia, kad jeigu kas ten galit geriau ir taip toliau. Ir ten, Demiko jį, reiškia, kalą prie sienos, jau ten, žinai, argumentais, kad ten, žinai, nieks ten, ten labai tas geras buvo. Reikia pažiūrėti, žodžiu. Ir galvoju, žinai, čia, žinai. Ir kaip sakau, kaip jisai... Tai Lietuvoje, grįžtant, mes čia nušokamis. Tai, žodžiu, bet iš Grybauskaitės, ne? Nausėdos, sakytum, nereikia. Grybauskaitė turėtų comebackint, kad tau apdovanojimą. Čia būtų labai būtų, toks būtų moralinis, tokios lomkės, jeigu Nausėdos tik sako, žiūrėkim, mes jam įteikim, tegul ateina atsimt, žinai. Kodėl? Ne, tai kodėl? Nes man jis nepatinka, žinai. Šiaip tai? Man jis nepatinka, toks būtų, bet net neutralu, o kad jau link nepatinka? Jau link man labiau nepatinka, žinok. Man labiau nepatinka, nes tikrai labiau stipriai, labiau netgi prie neigiamą nuomonę apie jį. Net labiau nei nepatinka? Taip. Man irgi nėra, kad labai...
bet toks, nu, kad nelabai patinka, bet nėra, kad labai nepatinka, žinai. Jis toks vaflis, jisai toksai, kur vėjas papūs, ten ir, žinai, ten ir nueisiu, žinai, kur kažkokiu laikučiu susirinksiu, kur kažkas gražaus kažką pasakys apie mane, ten aš ir einu. Ir toksai tas bekiaušiškumas, tas toksai mindikavimas. Net Šimonytės, ten milžiniškas plakatas buvo prieš antrą turą, jos reklaminis, tas nežinau, ar vienas iššūk, ar su stuburu. Nu tai tipo prieš ką čia buvo, atseit. Užvažiavimas taip ant Nausėdos. Nu, tai exactly. Ir toksai... Bet dėja, sakau, mes turim vis dar kritinę masę Lietuvoje žmonių, kuriems, žinai, žmogus su nuomonė, su stipriu kažkokiu tokiu nelabai patinka, arba turi būti rėksnys. Nes va tada jie priima, kad čia yra jau, va čia tas, tai va čia jau yra rimta. Jeigu rėksnys, tada yra, žinai, o Nausėda... Aš manau, kad man tai atrodo, kad šiemet, žinok, visi tiesiog buvo, kad, ai, davai neapsikraunu. Nu, žinai, buvo, man atrodo, kad šiemet su rinkimai buvo toks, ai, nu ką čia dabar, ai, nelabai įdomu. Čia buvo, man atrodo, kad tikrai buvo visi beveik kaip aš. Nu, tipo, dauguma buvo, blema, tingiu, čia nelabai domėjausi, blema, jis jau čia dirbo, nu, tai tegu būna, ai, tik nesugadins, davai, tegu dar kartą būna. Buvo tokia, ai, vis tiek laimės. Jo, ir vis tiek laimės, ir ai, ką čia, nėra čia tų, eiktų ten tie kandidatai, visi dar tikrai bus blogiau. Šimonytė ten, va, jeigu ten, kaip mes ir kalbėjom, ten per stipriai gal padarys kažką, va, ten, va, su nuomonė kažką pasakys, ten eiktų, ten užsišiks kažkas, dar eiktų, geriau ramiai paliekam Gitaniuką dar pabūti ir ramiai gyvenam 5 metus. Jie visi išėjo galvodami, vat, kaip mes sakom, ai vis tiek Gitanas nugalės, o čia kiekvienas eina, žinai, kažkokių tokių, žinai, menkų strateginių tiksliukų, žinai, pasiekti, bet niekas realiai nėjo su didžiuliu noru imti ir nugalėti, kad vat eiti ir tiesiog dubasinti Nausėdą. Nu, ne vienas nebuvo. Tai jau ten, kiek ten sakau, ten paklausai ekspertus kalbant, tai realiai Žemaitaitis daugiausia pliusų susirinko ir aš pritariu. Kad šitas, žinai, iš jo mes dar čia per Seimo rinkimus dar mes ten pamatysim, bet mes su politiko pradėjom, ne apie tai podcastas. Tikrai ne. Tai, žinai ką, prirašėmės jau čia belia kiek. Ne, jau, man atrodo, mes tikrai... Gada aš labai random, jo, šiaip tai jo, bet labai random turėjau, labai random mintį ir net nežinau, gal iškirpsi, nes neįdomu, bet tiesiog random mintį užsirašiau ir grinai podcast'ą, tai tiesiog noriu pasakyti. O tai, nu, pavyzdžiui, pas mus lietuvių kalboj, nu, yra toks neigiamas posakio sviestas, sviestuotas, neigiama reikšmė. Kad sviestas sviestuotas, tai tipo negerai. Nu, tipo čia, nu, per panašu, ne? Bet, pavyzdžiui, kiaušinis su majonezu, kai tiesiog viskas yra kiaušinis, tai normaliai yra. Tai kaip čia tada? Tai man tokie mano nausai podcast'ai. Per savaitę laiką. Jeigu sviestas sviestuotas yra blogai, tai kodėl kiaušinis su majonezu tai galima valgyti? Kaip šitą galėjo? Kodėl kiaušinį su kiaušiniu galima valgyti? Mes lietuvių kalboje turim šitos sinonimus, žinai, tai tu čia tiesiog gali užkurti šitą, aš čia gali, žinai, gali prašyti duona miltuota. O tai duona miltuota jau tipo jau gerai. Tai tada... Ne, palauk, bet ne, tai viską vizualiai, žiūrėk, nepaimi duonos, neužsidedi miltų ir nevalgai. Bet kiaušinį su majonezu tai skanu. Tai ir duona su miltais, jinai vis tiek apačioje turi tų miltų. Bet, nu, čia... Duona, visoje savo duonai turi miltų. Gerai, tu gali būti tas pirmas žmogus, kuris naudoja Lietuvoje šitą žodžių junginį. Kiaušinis kiaušinizuotas? Ne, tiesiog kiaušinis su majonezu. Žinai, čia kaip kiaušinis su majonezu, nedarykite dvigubo darbo, čia bus kaip kiaušinis su majonezu. Ir tada, bliam, ir tada nesuprastų 8% žmonių, apie ką tu čia. Bet tu pamatysi, kokia bus įdomi reakcija. Bet šiaip rimtai. Čia geras, aš tą žinok daryčiau. Jo, šiaip jo, jums į kalbos kertelę. Kertelės lobyną. Taip, pradėkim visi va tie 400, kurie žiūrėsit laidą, nes sviestas sviestuotas, o kiaušinis su majonezu sakyti. Kažkokia kiaušinis su majonezu gaunasi, man atrodo, kažkaip kitaip. Ypač statybos, jeigu kažkas statybas dabar daro, tai ir statybininkai labai dažnai mėgsta kartais, kai kurie ten mėgsta haltūrinti, daryti tą patį darbą 2 kartus. Tai štai jums naujas žodžių junginys, čia bus kaip kiaušinis su majonezu. Ir bus labai gerai, nes man labiausiai patinka tokie, kai būna bajeris su dviguba pabaiga, kur tu palieki žiūrovai nuspręsti, žinai, kur tipo, beveik čia kaip ir galėtų būti pošlas bajeris, bet čia nuo tavo požiūrio priklauso, kiek tu pošlai padarysi. Man tokie patinka ir patinka toks provokatyvus. Aš netgi turėjau, atsimenu, kažkada teoriją, kad esu viešai kažkur sakęs, kad sakau, jeigu tu eini į pasimatymą,
yra labai gerai kaip nors apsijuokti, bet taip, žinai, kaip nors ten, nežinau, nučiaudėti ir kad snarglys išlystų ar kažkas tokio, kur tipo labai pasirodyti priešingai negu tikimas iš tavęs. Nežinai, kai tu nereikia pasirodyti kaip, kaip galima geriau, o tu ateini ir pasirodyti kaip galima blogiau. Ir žiūrėk, kas bus. Nori daugiau pasimatymų ar ne, tam, kai neįtam pirmą pasimatymą? Aš kalbu apie... Su tais snarkliais. Ne, aš kalbu apie tai, kad, nežinai, nes idėja kilo iš to, kad kai žmonės susieina, ten daug yra vaizdavimo ir išsipisinėjimo. Jo. Ir paskui ateina ta stadija, kai visą tą fufleką reikia, jis dingsta, jis nusima ir ateina iki esmės. Kam reikėjo gaišti laiką? Tai žinai, čia yra jaunų žmonių, tai Nežinau. Aš neįsivaizduoju, kada nutrūko video. Visiškai neįsivaizduoju, nes čia su Andriu mes ir apie santykius, ir apie... buvo labai įdomu. Bet neaišku, kiek yra. Bet va, mes šiandien eksperimentavom ir rašinėjom gamtoj. Kažkur tai Vilniui, sakė Timūras, nesakyta. Jo, tai jūs parašykit komentaruose, bent kažkaip, nes labai pasyviai komentarai. Laukia fainiau, neaišku kaip garsas, neaišku kur vaizdas, bet bandom kažkaip tais, paįvairinti. Jo, nes, nežinau, bent jau mums tai buvo tikrai smagiau čia sėdėti. Jo, fainai. Matėm įdomių dalykų aplinkui vykstančių, nes kai sėdi namuose, tai kitaip. Matėm Volto čiuvaką ant vieno rato važiuojant, susiribom ten gale tikriausiai. Tikrai susiribom. Jau vertėjo. Tai va, tas pats balandis besimaudantis baloja. Bliama tas. Taip. Labai daug dalykų įvyksta, va, čia kaip visi sako, tie, kur kažką tais, kokio kontentuko daro, kad oi, prieš kamerą jungiant ir čia kol išsijungus buvo, tai čia kaip gerai buvo. Taip. Bet ką padarys? Buvo. Tai dabar kitam kartui dar kažkokia, prie Katedros aikštės būtų smagu atsisėsti. Ten būna irgi visokių labai keistų žmonių ten vaikšto. Tai gal ten kitą kartą. Reikės jaučiu kokiam katedrui atsistoti ir tikrai padaryti tą... Ką jūs veikia čia? Jo, arba tiesiog aš praseisiu šalia su kamera tiesiog į žmonės. Ir ką jūs dirbat, kokia jūsų profesija yra tą dieną, kai va, pirmadienį, 10-11 ryto būtų man, pažiūrėjau, įdomu paklausti žmonių, ką darbui daro šiaip. Būtų įdomu. Gedo prospektu, va taip tiesiog eiti, čia gautis. Kodėl jūs nedarbe? Va, tiesiog, kodėl jūs nedarbe? Klausimas. Visa ir jo, podcastas 2 valandas, va taip vaikštam ir visų klausinėjom iš esmės. Šiaip manau labai įdomių žmonių. Šiaip bliamba ir jaučiu ir pakalbėti. Tarsi jeigu jie nedarbėje, turi laiko kalbėti. Taip. Dar irgi, žinai. Tai manau, kad būtų, tik tai, jo. Tai žodžiu, tai nežinau, kurioje vietoje baigėsi. Ir šį kartą tiek 2 valandos ten tikrai turėtų gautis. Sėkmės, 11 laida. Nežinau, spauskit laikus. Nežinau, kad tai irgi padeda mums ten algoritme, kad parodytų kitiem. Spauskit laiką, rašykit komentarus. Ar taip geriau buvo, su garsu pažiūrėsim, kaip montuosiu, kas čia gausias. Kačiukus turiu, tik namuose pamiršau, čia dar irgi pasiteisinimas yra. Kačiukai yra, kad neužputinėtų taip, kaip dabar galbūt biški užpučia. Ką dar čia nusiųsti žmonėm, ką dar pasakyti? Linkėjimai. Geros jums savaitės, ačiū, kad žiūrėjote. Linkėjimai, geros savaitės. Su dar daugiau random minčių ir... Klausykit Jessica šią albumą, jeigu lietuvišką mėgstate muziką. Jūs jau mačiau šiaip Lietuvoje klausomiausias Spotify. Tai net neabejonių. Nėra abejonių. Jo, Billie Eilish, jeigu tokią muziką mėgstate, rekomendacija nuo DJ-aus. O aš taip ir nepasakiau, aš dabar esu užsėdęs ant 90-ųjų hip-hopo. O, man Run DMC. Viskas, kas ten tada buvo. Run DMC, Tupakas, Biggis. Jo. Eminemas dar nebuvo? Buvo, yra ten irgi tam bet jau ant galo jis ten. Jis ten irgi biškai. 99. Tai va. Tai tiesiog mėgaukitės tą vasarą ir ačiū, kad žiūrit. Čiau. Ciao.